stiprybės ir silpnybės jūsų akimis. Jeigu nesugalvojate 3, galite 2. Jau aš čia nefiksuosiu, pastabų niekas nerašys. Tai aš sakyčiau, gal pradėkime nuo merų vis dėlto, ar ne? Ką mes ten turime? Marijampolės mero, ar ne? 3 stiprybės ir silpnybės. Nes vis tiek stiprybų tikiuosi rasit. Sveiki visi. Stiprybės pagrindiniai, man atrodo, yra mūsų lokacija ir mūsų svarbumas ryšiam į vakarus. Plius tos jungtys, kurios yra statomos. Taip pat yra išsaugota didelė pramonė ir nebesiplečianti. Na ir aišku, derlingos žemės ir žemės ūkis išskirtinai turintis puikias sąlygas. Silpnybės pagrindinės, man atrodo, mažėjantis, tiesiog aukštojo mokslo prieinamumas regione. Turim tik tai vieną kolegiją aukštąją mokyklą, žmonių mažėjimas ir, nežinau, gal nekilnojamo turto patrauklumas, kad atvyktų žmonės iš kitur. Supratau. Šakių meras, ką matot iš savo varpinės? Tai dar kartą laba diena. Turbūt viena iš stiprybių tai mūsų žemdirbiškas kraštas, verslūs ūkininkai, bendrovės. Kita turbūt ta stiprybė unikalumas, gal daugiau čia Šakių, bet vis tiek Zanavykų, visgi mes esame įvardinama jūrinė valstybė ir turime Nemuną, kurio tikrai turime pasinaudoti potencialo ir galimybę jungti vandenio kelią su jūrinė valstybė uostu. Ir iš tų stiprybių turbūt žmonės, kurie čia gyvena, patriotai, savo krašto puoselėtojai, turbūt viena iš tų stiprybių, kurie ne tik tai kraštą, bet ir visą lietuvybę laiko visgi regionai. Tai irgi norėčiau pasididžiuoti ir pasidžiaugti žmonėmis, kurie čia gyvena ir kuria regione. Iš silpnybių tai matyt irgi kaip ir Marijampolės meras įvardino mokslo, bet šiai dienai mes, kaip sakoma, naudojamės tą galimybę ir visgi universitetai atkeliauja į čia ir ieškoti, bet ta mokslo įstaigų infrastruktūra turbūt galėtų regione, jinai turėtų būti kur kas geresnė ir lokacija irgi išlikti ir regione, ir Marijampolės visoje apskrityje. Dar viena iš silpnybių turbūt gal ir mūsų pasienio ruožas, kur mes čia truputį užmiršti. Aplamai visgi mes turime išorinę Europos Sąjungos sieną, NATO ir nacionaliniu lygiu turbūt šiandien irgi kviesime tą klausimą, kaip mes matome, nes mes esame ir Suvalkų koridoriaus ašis ir visas išorinė siena su neprognozuojamu kaimynu, teroristiniu įvardinčiau kaimynu. Tai čia irgi turbūt žmonėms dar leidžia apsispręsti, kaip mes tą gyvenimą čia matome. Tai tiek. Gerai, tikrai svarbus akcentai, manau, kad irgi paminėti, kaip iš Kazlų Rūdos atrodo čia tos regiono stiprybės ir silpnybės, man tai jūsų požiūriu. Sveiki, žiūrint į tai, ką mes galim turėti po 10 metų, tai yra karinis potencialas, taip, tai yra kaip faktorius, tai yra ir padidinto grėsmingumo teritorija ir tai tiesiogiai verčia pasverti verslus, investuotojus, ar čia verta investuoti. Kita vertus, mes matome jau kariškių sukūriamą ekonomiką, nes jie patys irgi yra vartotojai. Ir jeigu bent jau Kazlų Rūdos poligone turėsime dislokuotus 2-3 tūkstančius pastovių karių, tai taip pat yra vartotojai. Teritorija be abejo, kad ji iš draugiškos arba iš tokios, kuri buvo tarsi langai ir į Karaliaučių, arba Kaliningradą ir Lenkiją, ir net iš dalies mes turime kelius, kuriais galime pasiekti Baltarusiją, taip, tai dabar ta teritorija tapo tokia, kuri taip jinai turės jungtis, nes turbūt, kad po paskutinio pokalbio su Rail Balticos pristatinėtojais Marijampolė suprantame, kad 33 metai bus tiek, kai veiks abi jungtys Rail Balticos,
bet nematome pranašumų, kuriuos galėtų savivaldybės ir Kalvarijos ir tos Grūdos kaip po tokios turėti šios magistralės. Aš kalbu apie tiesioginę naudą. Na ir be abejo žmonės. Suvalkijos žmonės turbūt yra intelektualiausi ir labiausiai dirbantis ir besisukantys savo gyvenimuose, savo versluose, tačiau jų mažėja. Taip, tas mažėjimo klausimas turbūt čia suksi šitoje diskusijoje dar ne kartą. Turbūt reikia keltis iš savivaldos lygmens į jau nacionalinės politikos lygmenį ir bandysiu kažkaip, gal čia jau eilute kaip sėdi Mindaugas Tarnauskas, tuo labiau, kad ir pats iš Šakių, ar ne, tai šiek tiek irgi gal regiono specifiką žinote, kaip atrodo pačiam tos stiprybės ir silpnybės šito regiono? Sveiki, tai iš tikrųjų galvoju, kad kalbėję merai, manau, nemažai ir palietė tuos klausimus ir teisingai būtent įvardinant tiek ir stiprybės, tiek ir silpnybės, ko gero, jeigu pačiam būtų tekę kalbėti panašius dalykus, vėlgi, na, ir būčiau įvardinęs. Vėlgi, kiekviena savivaldybė, ji yra skirtinga, ji turi tam tikrus savo, na, išskirtinumus ir pranašumus, tai kaip irgi girdėjome, Šakių meras kalbėjo būtent apie Nemuną ir galimybės būtent čia turėti tam tikras galimybės ir perspektyvas būtent įveiklinti šį gamtinį išteklių. Kazlų Rūdos meras užsiminė apie iššūkius būtent su Rail Baltica ir, na, kaip mes galėtume būtent šį nacionalinės svarbos projektą išnaudoti regioninės politikos formavime tiek ir Kalvarijai, tiek ir Kazlų Rūdai. Tai kiekviena savivaldybė, ji turi tam tikrus tuos pranašumus, turi tam tikrus tuos iššūkius, apie kuriuos, manau, na, ateinančius 10 metų būtent ir turėsime ne tik tai kalbėti, bet ir įgyvendinti. Turime viceministrą dar vidaus reikalų, kreipiuosi jau į jūs, gerbiamas Abramavičiau, kaip jums atrodo, kad irgi iš to jau nacionalinio lygmens, nes vis tiek matyt vertinate regionus, būtent irgi, kur čia yra didžiausi iššūkiai ir galbūt netgi taip pat ir tos stiprybės arba galimybės, nes matau kartais, kad ir dabar mero kalboje Šakių matėme, kad mes tai norim vieno, nacionalinė valdžia lyg ir neduoda arba nori kito. Tai kaip jums atrodo šitas aspektas? Atsiprašau. Taigi, sveiki visi, sunku paneigti turbūt prieš tai kalbėjusius, paneigti jų išsakytas stiprybės. Tai pirmiausia, mes matome Marijampolę kaip regiono centrą ir būtent šioje regionų plėtros programoje, skirtingai nuo prieš tai buvusioje, kur buvo identifikuoti 5 tik tai didieji miestai, sakykime, šiai dienai yra 10 regionų centrų, tame tarpe ir Marijampolė. Tai yra, sakykime, variklis. Ir mes sąmoningai dedam kiekvienam regione po variklį su atskira ir finansavimo suma. Bet dabar, tai šiandien yra taip. Sakykime, neabejotinai, aš pats esu iš Aukštaitijos, kai kalbame apie Sūduvą, apie Suvalkiją, Zanavykiją, nežinau. Iki galo tų terminų, tai jo, sako, žmonės ten Darbštų žmonės, ūkiški, bagoti ir panašiai. Tik tai yra dabar, žiūrint į ateitį 33 metus, ką gerbiamas Giedrius uždavė. Problema tame, kad galbūt stipriosios pusės gali tapti silpnomis pusėmis. Ir neabejotinai čia yra demografinė situacija ir ne tiek išvažiavimas, kaip visuomenės senėjimas. Ir, sakykime, turint netgi ir Marijampolę kaip miestą, kaip lokomotyvą, tai, na, po 10 metų, kad ir visi šioje salėje sėdintis, na, bus jau plus 10 metų, kai kurie jau bus ir pensijinio amžiaus. Tai kuo pakeisime, sakykime, darbo jėgą ir kuo panaudosime galbūt kad ir subrendusius žmonės, kurie galbūt dar nebus seniorais, yra įvairių terminų,
kaip sidabrinė ekonomika ir panašiai. Mes dabar dar nelabai apie tai susimastome, bet čia svarbu suprasti, kokie bus pokyčiai visuomenė. Ir aš kalbu čia nebūtinai apie Sūduvos kraštą, turbūt apie visus regionus, išskyrus keletą, galbūt 2-3 didžiuosius miestus. Visų kitų problemos bus labai panašios. Tai šiuo atveju esamos stiprybės turime sumodeliuoti, kad jos netaptų silpnybėmis būtent po 10 metų. Čia galbūt esmė. Čia jau toks visai jau niūrus scenarius, kai stiprybės ir netampa silpnybėmis. Matyt, dar grįžime. Pauliau, kaip jums atrodo irgi iš tokios distancijos, aišku, daugiau, kai nesate pats čia gyvenantis, nes vis tiek ir prezidento bent jau darbotvarkėje oficialioje yra tas dėmesys regionams. Kas čia matoma? Tai iš tiesų turbūt stiprybės ir silpnybės gali būti ir galimybės ir grėsmės. Ir nepaisant to, kad pats neišienais prezidentas tikrai yra ir lankęsis Sūduvos regione ir Marijampolėje, aš sakyčiau taip, kad neišvengiamai didelis potencialas šitam regione yra verslas, tame tarpe ir žemės ūkis, ir tai rodo milžiniškos didelės kompanijos, kurios yra žinomos ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Antra, tai geografinė lokacija, arba kitaip tariant, šis regionas yra pagrindinė arterija jungianti mus su Europa sausumos keliu, o ir galimai upių keliu. Ir trečia, nors čia buvo paminėta kaip silpnybė švietimas, aš sakyčiau, kad tai yra potencialas. Šitas regionas turi vieną iš stipriausių profesinio mokymo rengimų centrų Lietuvoje ir man atrodo, kad gali turėti ir labai neblogus sprendimus su Marijampolės kolegija, jo labiau, kad matau ir Vytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio kanclerė, kuri irgi deda didelį dėmesį, kad universitetinis mokslas būtų šalia arba atvyktų į regioną. Silpnybės arba grėsmės, matyt, kad yra tampriai susijusios. Demografinė situacija čia paminėta visiems nebado akis, tiesiog yra tokia, kokia yra. Ir žmonių mažėjimas, tai reiškia darbo jėgos mažėjimas ir senėjimas, tai reiškia išlaikymas, su tuo susijusi socialinės apsaugos politika, tiek sveikatos, tiek socialinės apsaugos. Ir trečia, ta pati geografinė situacija iš vienos pusės yra galimybė kaip arterija, iš kitos pusės yra grėsmė, nes Suvalkų koridorius yra įvardinamas kaip esminis mūsų momentas, jeigu nutiktų diena, kurios mes niekas nelaukime. Dėkui, ir verslą aš ne šiaip savo pabaigai pasilikau. Dėl to, kad dažnai tai būna politikai daug šneka, tada ateina verslininkai, sako, žiūrėkit, o dabar viskas yra taip ir nuleidžia mus kartais ant žemės. Tai aš gal, Andriau, ir pradėsiu, bet aš papildysiu tą klausimą, nes aš manau, kad čia jau kartosis daugelis dalykų. Aš savo klausimą papildau ir tiesiog formuluoju taip, ko šiandien reikia verslui regionuose, o jeigu net galėčiau patikslinti ir Sūduvoje. Kokie yra verslo konkretūs poreikiai ir ko verslas nori, pavyzdžiui, iš regionų? Ko jų reikia, kad čia natūralu verslai vystytųsi? Ir kitaip tariant, ką politikai turėtų padaryti jūsų manymu, kad čia būtų verslas, kuris gali vystytis, nes mes puikiai žinom, nebus verslų, nebus darbo vietų. Ir šiaip netgi savo tokį politologinį šiek tiek trigrašį įkišiu, kuo mažiau bus darbo vietų, kurias kuria savivaldybės, tuo bus geriau. Nepykite, merai, suprantu, yra tam tikri niuansai, nes kai darbo vietas kuria valdžia, visada yra labai didelės grėsmės ir mes tai žinome, nes tada labai viskas pradeda priklausyti nuo valdžios, nuo kažkokių tarp asmeninių santykių ir užsisukam labai blogam rate. Tai iš tikrųjų, norint realiai tokios, kaip aš sakau, progresyvios tos raidos, verslo čia dedamoji, mano supratimu, yra labai stipri. Tai ko šiandien verslui reikia ir ką čia galėtų netgi politikai padaryti, o paskui mes jų paklausim, ką jie gali iš tikrųjų padaryti. Tai sveiki gyvi. Aš dar norėjau pasakyti vieną privalumą, nes čia daug jau buvo išvardinta, bet man atrodo, kad šitas regionas turi gerą legendą
Ir daugelis Lietuvoje žino, kas yra, sako, suvalkiečiai, bet visas tas buvimas arčiausiai vakarų, buvimas ganėtinai kompaktiško regiono, kuris yra etnografiškai vieningas, tai yra tie dalykai, kurių kiti neturi. Nes jeigu mes imtume kokį nors Vilniaus regioną arba Klaipėdos regioną, tai yra viduje labai daug yra skirtumų, prieštaravimų, skirtinybių, o jūs turite tokį kompaktišką, labai aiškiai suprantamą ir nedaugeliu ne iš jūsų krašto kilusių žmonių labai aišku įspūdį, kuris yra susijęs su tuo arčiausiu buvimu vakarų. Tai yra daugelį dalykų čia mes atėjo gerokai anksčiau negu į Lietuvą atėjo, gal mažoji Lietuva yra valstybė. Tai čia aš sakyčiau toks tikriausiai didžiausias privalumas. Trūkumus visi minėjo, tikriausiai tie trūkumai nemaža dalim su geopolitika susiję ir kaip tą Suvalkų koridoriaus mitą, kaip čia rašė, kad čia yra pavojingiausia vieta pasaulyje, kas yra, aš manau, visiškai yra nesąmonė ir mes patys truputį prisidėjom prie šito Suvalkų koridoriaus mito sukūrimo ir savęs įbaiminimo, kaip to atsikratyti. Bet dabar ko labiausiai reikia verslui, tai aš manau, pirmas dalykas, jūsų kraštas pasižymi tuo, kad savivaldybės daugeliu atveju čia mes neužsiminėja bizniavimu. Ir vis dėlto, jeigu aš lyginčiau su kitom savivaldybėm, kurios labai mėgsta būti kapitalistais, tai jūsų krašto savivaldybės nėra tokios. Čia yra vienas labai svarbus dalykas, reiškia supranta verslo svarbą. Antras dalykas, verslui reikia turėti daugiau reikalų su vietos valdžia ir kad vietos valdžia galėtų daugiau spręsti. Tai tie pokyčiai, kurie dabar ateina, žymusis pokytis, kada pagaliau žemė atiteko savivaldai, kas yra, man atrodo, elementaru, tai yra tie geri dalykai, kada verslas supranta, kad jisai vis daugiau klausimų gali įsispręsti su vietos valdžia. Kuo daugiau klausimų galima bus spręsti, derinti su vietos valdžia ir gauti, ar tai būtų mokestiniai, ar tai būtų ne vien tik tai tarifai nekilnojamo turto, bet ir kiti dalykai, tuo verslui bus paprasčiau susitarti su vietos valdžia. Ir ypatingai, kada mes kalbame ne tik apie jūsų krašto verslą, ne tik apie nacionalinį verslą, bet ir tarptautinį verslą. Ir aišku, paskutinis dalykas, verslui ypatingai, jeigu mes kalbėtume apie tarptautinį verslą, reikia daugiau suprasti ir žinoti apie jūs. Aš padariau irgi čia, kaip Giedrius darė eksperimentus, tai aš perėjau visų savivaldybių Wikipedijos angliškai įrašus. Tai ten mes giriamės istoriją, kada esame įsteigti panašiai, bet tai labai nedaug savivaldybių, kurios sako apie savo ekonomiką, pasakoja, ko jos, liaudiškai tariant, kietos. Tai gal kartais mums reikia nebijoti ir pasigirti gerokai daugiau, negu mes žinome ir galvojam, kad kiti apie mus žino. Tai kitaip turim tokį matymą dabar, kad trūksta iš esmės išėjimo už tam tikro savo rato ir reprezentacijos ne tik viduje, bet ir išorėje, ar ne, Andriau? Aš pastebėjau Facebook'e Lenkijos kai kurie regionai mane, tikriausiai ir kitus verslininkus atakoja ten Podlesė, toks regionas, kur aš net nežinau, kur jisai yra, kol nepažiūrėjau, kada suformuoja bendrą įvaizdį regioną ir stumia jį. Tas neįsivaizduojate, man ten pasakoja apie Podlesius, kaip ten faina investuoti, kokios ten nuolaidos panašiai. Tai tikriausiai savęs pardavimo, ypatingai pardavimo tikriausiai už ribų yra trūksta mūsų regiono, o šitas regionas, sakiau, turi labai aiškiai apčiuopiamą geografiškai teritoriją ir supratimą, kur tu lengviausiai iš pardavimo prasmės lengviau gerokai parduoti negu Žemaitiją parduoti. Kas yra Žemaitija arba ten kokia nors Tauragės su visą pagarbą, Tauragės regionui gerokai sudėtingiau. Gal aš čia sakiau, gal iš tikrųjų verta atsisakyti sąvokos Marijampolės apskritai pavadinti Sūduvos regionu ir tada visi šitam regione jausis geriau, ne vien tik kaip Marijampolės priemiestis ir pardavinėt bus lengviau. Aš dar Andriau negaliu paties nepaklausti, kadangi sakėt, kad jau ten atakuoja lenkiški rajonai, tai o Šakiai, Kazlų Rūda, Marijampolė atakuoja jūs? Gerąją prasme, aš aišku turiu omeny. Ne, atakuoja, neperseniausiai, kad Rūdos meras buvo svečius užsukęs ir pasakojo, kaip reikia, beje, puikiai mintis, kaip reikia miškus, pelną iš miškų dalintis su savivalda. Čia vienas iš tų pavyzdžių. Jeigu valstybė gauna pajamas iš žemė atideda, tai jeigu valstybė gauna pajamas iš miškų, kurie gyvena Kazlų Rūdoje, tai būtų sąžiningiausia pasidalinti su Kazlų Rūda arba su kitais. Gerai, ne taip viskas blogai čia šviečiasi, kaip gali atrodyti. Vidmantai, jūsų irgi požiūris, ko verslui reikia ne tik Vilniuje, bet va čia regionuose,
kad mes turėtume iš esmės tai, ko turbūt čia visi norim ir visi suprantam, apie ką kalbam. Jo, aš galbūt papildysiu kolegas, sveiki visi, dar kartą papildysiu kolegas per pramonės prizmę, ko mes norėtumėm ir kas kurtų, ko gero, didžiausią darbo vietų skaičių. Žiūrint dabar statistiką, kuri yra viso Marijampolės apskrities statistika, tai aišku, žmonės labai darbštus. Individualių leidimų bene vienas iš lyderių. Šitą apskritis yra, vadinasi, tikrai darbštumas, kurį jau girdėjome iš kolegų ir iš merų, iš visų, tai yra įgimtas bruožas, galbūt taupumas iš mūsų jau, pavadinkime, geografinės pusės. Tai čia yra visos paskatos, aišku, kad verslas vystytųsi ir plėstųsi daugiau. Dabar, kalbant, ko reikėtų, tos grėsmės, esant su šalia esančiais kaimynais, aišku, jos gali pavirsti ir tais benefitais. Aš manau, ar kariuomenės, ar ateities NATO padaliniai, jų aptarnavimas galėtų būti būtent tai, kas sukurtų daugiau vietos. Negatyvumas yra truputį padidėjęs nedarbas, aišku, nėra paskutinės statistikos nedarbo, bet žiūrint tai, kad jisai visgi nėra labai aukštas, yra žemas, sąlyginai lyginant visą Lietuvą, pakilo per pastarosius keletą mėnesių 0,5 punkto. Ir apklausus tuos darbuotojus, atsakymas buvo, mes neturime darbo vietų šalia. Visi migruoja iš rajonų, iš regionų ir aš manau, kad būtent ir Šakiuose yra tie, kas daugelis važiuoja ir į Marijampolę, ir į kitus dalykus. Tai ką galėtų padaryti verslas? Aš pradžiai nutoju, paskui perėsim prie politikų. Matau labai didelį eksporto kiekį, grūdinių kultūrų, žemdirbystės įvairių kultūrų, bet su maža pridėtinė vertė. Tai vadinasi, kad mes eksportuojam žaliavą. Logistiškai mes visi sutarėm, kad esame tikrai geroje vietoje, yra keliai ir į vakarus, ir Lenkiją, ir vandens keliai, kur galima būtų eksportuoti, bet išvežam žaliavą. Tai aš manau, į ką reikėtų koncentruotis verslui, kuris šiaip jau daugeliu atveju pramonė, aišku, matydama arba vidutinė pramonė, būdama miestuose, norėtų išsikelti visgi regionus, nes daugeliu atveju tos senos gamyklos yra miestų centruose, kur nekilnojamas turtas, ko gero, kainuoja daugiau negu visą kompaniją. Taigi yra galimybė pritraukti, vėlgi čia aš jau ir sakau, miestų merams pritraukti tas pačias įmonės į regionus, nes čia yra ir galbūt atlyginimai mažesni, ir žmonės taip patys darbštesni, ir galų galia logistiškai eksportuojančiai Lietuvai. Beje, Lietuvos pramonininkų konfederacija eksportuoja 87% viso Lietuvos eksporto, jos nariai, aišku, ne pati konfederacija. Taigi mes matome šitą regioną aplink Kauną ir visą kitą labai objektyviai ateities eksporto tokį regioną, pradedant Kaunu ir važiuojant link Marijampolės ir aišku Sūduva pakliūna į tai. Tai didesnė vertikali integracija. Mums reikia eksportuoti ne žaliavas, mums reikia gaminti žemės produktus čia vietoje kaip pusfabrikačius, galbūt iki galutinio produkto. Aišku, svajojant tai, ką Giedrius sakė, ateityje 2033, be abejo, internetas prieiga leis mums pasiekti bet kurį ES pilietį, tai yra 500 milijardo rinka. Tai vėlgi vadinasi, surasti klientą nebus sudėtinga. Visagalis Google'as apie kiekvieną mūsų, ko gero, žino daugiau, negu mes patys galbūt net nepagavom. Taigi, kokie norai, kokie produktai, ką mes valgom, ką mes rengiamės, galima bus pasiekti iš čia. Tai noras iš verslo yra būtų, kad mes visgi eitumėm vertikalę, kad ta pridėtinė vertė nusėstų pas mus mūsų šalyse, gaminant galutinį produktą, ne tiesiog ten galbūt, dažnai tą pavyzdį sakau, grūdinės kultūros eksportuoti, bet kažkokią granolą, kurios kaina yra 4-6 kartus daugiau negu žaliava. O iš tikrųjų čia yra tik tai sumaišymas, supakavimas, išdžiovinimas ir visa kita. Taigi energetiniai ištekliai, aišku, irgi turėtų būti labai svarbus ir dėja, aišku, esant prie tokių kaimynų, negalima vystyti vėjo energetikos, čia yra toks uždaras dėl gynybinių radarų pajėgumų, bet vėlgi saulė čia yra galimybės didžiulės. Ir daug labai nenaudojamų plotų yra, taigi galima apsirūpinti save energetiškai, sumažinti savo CO2 emisiją, o tai yra viena iš eksporto prigimtinių dalykų. Ir aš noriu visiems atkreipti dėmesį, pradėti skaičiuoti CO2 emisijas. Ką tik grįžau iš Malagos, iš Europos pramonės dienų, visas dėmesys yra būtent naujas taisyklės, kurios iš tikrųjų, kaip ir kalbėjo mūsų komisaras, skirtos yra neapsunkinti mums gyvenimą, bet palengvinti mums gyvenimą, naudojantis savo esančiais resursais, kadangi neturim iškastinio kuro, turim vėją, turim saulę, taigi reikia judėti per šitą prizmę.
Ir kalbant jau dabar pereinant prie valdžios, aš manau, lengviausias dalykas yra nesudaryti biurokratinių kliūčių. Turime gerų pavyzdžių iš kelių savivaldybių, neminėsiu, tiesiog visi dabar tikrai stengiasi. Ką galima lengviausiai padaryti, tai tikrai atrišti rankas verslui, nestabdyti su leidimais. Dažniausiai to regionuose nėra. Ir norėtųsi, kad būtent taip ir būtų, nes daugelį atvejų miestuose tikrai mes pavargstame ir nuo leidimų statybų, ir nuo tos perdėtos priežiūros. Dabar viešasis sektorius tikrai jau gauna pakankamai gerus atlyginimus pakelti. Manau, kad laikas atėjo pačio viešo sektoriaus transformacijai, būti draugiškiams verslui, skubinti visas procedūras, nes tai, kuo greitesnė procedūra, tuo greičiau galų gale atsiranda ir darbo vieta. Ir pabaigai, aišku, ką paminėjo Andrius, kalbant apie Lenkiją, čia irgi yra pliusų ir minusų. Minusas tai, kad iš tikrųjų Lenkija labai stipriai ruošiasi pritraukti, aktyvinti jos regionus susijusius su Baltijos šalim ir su Baltarusija, nes tai yra regionai tokie titoli nuo centro. Ir mūsų žiniomis visgi yra nemažai skiriama paskatų pritraukti verslą čia, įskaitant pradedant nuo tos pačios energetikos, kaštų pigių, žalios. Tikriausiai matėte visi čia netoli esate važiuodami, kiek yra vėjo parkų Lenkijoje pastatyta dabar, Suvalkų regione, kiek yra saulės, įdomu tik tai klausimas, kur dėti visą tą elektrą. Tai akivaizdu, kad ruošiamosios investicijos ir čia merai turėtų irgi jau pradėti kalbėti, paskatos tam tikros persikėlimui verslo iš Kauno, iš Vilniaus, iš kitų regionų, jos turi būti investicijoms. Bet būtent į tas naujas technologijos, kad kuo daugiau darbinti vietinių žmonių, kad kuo mažiau jie važiuotų į kitus rajonus arba iš viso į užsienį ir tokiu būdu mes lokalizuotumėm tą savo pridedamąją vertę. Taip, daug minčių. Paskatų iš Europos Sąjungos, nes atsėdė irgi mūsų kolegos su regionais, iš tikrųjų ateinantis pinigai ir būtent skirti yra stiprinti regionus, atvesti čia pramonę, įkurdinti darbo vietas čia vietoje. Tikrai, daug minčių, bet manau, kad ir turės ką merai pasakyti ir sureaguoti, bet dar turime mūsų Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacija ir čia yra Sigitas Gailiūnas, kuris gal dar pridės prie viso to, jau ką pasakė verslas, nes tikrai mūsų dabar užduotis išsiaiškinti, ko reikia verslui ir ką čia galėtų politikai padaryti. Tai verslui pirmiausia reikia, sveiki visi pirmiausia, bet pirmiausia verslo reikia tai darbuotojai, nes bet kuris investuotojas ateidamas į regioną, ar būdamas šią regioną, pasižiūri ar paanalizuoja situaciją, kaip yra su kvalifikuotais darbuotojais. Aš manau, kad pirmiausia reiktų galvoti apie būtent aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurie ir galėtų kurti tą produktą didelę pridėtinę vertę, kurią Vitmantas kaip tik tai minėjo. Na, o tas stiprybė jūsų, vėlgi, jeigu tai grįžtant prie stiprybių, tai suvalkiečiai, na, iš tikrųjų, ta mūsų Lietuvos dalis, kurie turi savo charakterį, turi savo požiūrį ir manau, kad jie gali daug pasiekti. O kalbant apie valdžios poziciją, tai iš tikrųjų, na, iš valdžios turbūt verslui visuomet reikia tiek Sūduvos verslui, tiek apskritai verslui, kuo mažiau netikėtumų, nes, na, tas strategijos neturėjimas daugelių dalykų, jis, na, daro įtampas ir verslui, ir investuotojams, taip pat aš manau, kad sudaro didelių problemų. Na, netgi paimkim tokį nedidelį pavyzdį, kai Lietuvos mastu globalesnį, kai planavom statyti atominę jėgainę konservatoriams būnant valdžioje, na, pasikeitė valdžia ir kardinaliai visiškai pasikeitė požiūris ir visiškai pasikeitė mūsų strategija. Tai šitos strategijos nebuvimas kaip tik tai ir sudaro tuos keblumus visai Lietuvai. Stiprumas dar yra Sūduvos dėl to, kad Marijampolė vis tik tai išliko regiono centru. Mes pamenam Baltąją knygą, kur gerbiamas Giedrius dalyvavo, jos ruošė rengime ir buvo, na, numatyti Baltojoje knygoje pirmajame etape 5 regioniniai centrai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko vis tik tai įtikinti mūsų vyriausybę, kad liktų 10 centrų, vienas iš jų Marijampolė. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš Marijampolės stipriųjų sudėtinių dalių. Taip, turbūt reikia keliauti prie politikų, bet kol aš duosiu žodį Marijampolės merui, kuris būtų gerai, kad sureaguotų tai, ką mes girdim,
Šiek tiek ir Giedrius minėjo tai ir aš irgi negaliu nepaminėti, kad galų gale turime mes ir tą vadinamą savivaldybių indeksą, kur yra tam tikri vertinimai pagal sritis ir galima gauti nuo 1 iki 10 balų. Ir tiesą sakant, nelabai turim čia puikią situaciją, nes pavyzdžiui ekonomikos gyvybingumas Šakių reitingas 1,2. Marijampolė šiek tiek geriau 2,7, bet suprantam, kad tai yra iš 10. Kazlų Rūda, man atrodo, buvo šiek tiek daugiau, bet ne tik yra šitas dalykas. Visi minėjo dar ir švietimo klausimą. Pagal švietimą Šakiai irgi 5,6. Marijampolė šiek tiek geriau 7,6, bet turbūt irgi kolegijos tam tikra dedamoji. Ir dar yra demografija. Čia gerbiamas Sigitas paminėjo, kad reikia žmonių, reikia darbuotojų, o su demokratija Šakiai dabar 22 metų reitingas 1,5 iš 10. Kažkada gerais laikais buvo 3,1. Vilkaviškis, pavyzdžiui, kurio čia mero dabar irgi neturim, matau 2,1, Marijampolė 2,7. Ir aš nežinau, man atrodo paprasti tie skaičiukai, bet kalbant ir apie demografiją, aš jau labai galiu paprastai iliustruoti. Aš Šakius palikau prieš 20 metų. Mūsų klasė buvo maždaug 26 turbūt žmonės. Iš 26 nuolat Šakiuose gyvena 1. Aš manau, kad tai labai gerai iliustruoja. Aišku, galbūt mano čia klasė tokia labai neištikima Šakiams, bet aš nemanau, kad labai tendencijos dabar skiriasi. Kitaip tariant, tas išvažiavimas yra labai stiprus į didžiuosius miestus. Nors mano dar klasė iš tų, kur užsienyje gal tik tai 4 gyvena. Tai tikrai nėra kur, žinau, tas masinis važiavimas į užsienį. Bet vėlgi, nenoriu labai sugeneralizuoti, bet vis tiek tendencijas mes suprantam, kas čia yra. Ir tą kontekstą aš čia ir noriu įvesti, kad iš to, ką girdime, ko reikia verslui, pirmiausia reikia žmonių. Yra žmonių mažėjimas. Reikia labai vis dėlto kokybiško švietimo. Švietimas tai irgi yra tie patys kvalifikuoti darbuotojai, apie kuriuos kalba ir gerbiamas Sigitas, ką tik išsakė savo poziciją. Tai aš merų noriu, kad jie sureaguotų ir pažiūrėtų, verslas pasakė, ko reikia. Aš šiek tiek paliūdinau visus su tam tikra statistika ir vis tiek kažkoks išėjimas iš to turėtų būti. Ką politikai jūs galvojate, ypač kaip merai, šiandien gali padaryti. Paskui jau pereisim, aišku, ir į nacionalinį lygmenį, nes natūralu, kad čia viskas labai yra susiję. Tai, Povilai, kaip jums iš jūsų paukščio skrydžio atrodo visai šitą situaciją? Aš konkrečiais pavyzdžiais. Dabar žemės tas perdavimas. Būtų labai smagu klyst, matysim kaip bus, bet jisai vėl yra imitacija, nes atsiranda kontroliuojančios ir vis tiek ten atsiras procedūros, kurias reikės derinti. Aš sakau, kaip pavyzdys, mes, gamykla pas mus dabar jau neveikia puikiai, 56 milijonai pradinė investicija, nuėjom į NŽT, reikia kelio. Tai padarė 4-5 metrų kelią, 90 laipsnių kampu, šiandieną ten važiuoja 280 sunkiasvorio transportų, kaip pavyzdys, koks yra suinteresuotumas. Aš negaliu pasakoti, kaip tas kelias atsirado, norėčiau, tiesiog tai yra tas procesas buvo toks klampus, bet gal kartais būtų verta papasakoti, iki kokio lygio reikia, kai labai nori ir mes tuo momentu norėjom ir tą mes ją turim. Bet ten toksai kartais įkautas, gali viršyti ir valdžiai, ir bylų, ir visko turėti, bet tikslas pateisina priemonės. Tai aš bijau, kad šiandienai bus tas pats. Mes ten tvarkysimės, techninį darbą gausim, porą etatų gausim, 3 etatus Marijampolėje konkrečiai, bet vis tiek atsiras kontroliuojančios institucijos, kurios dar turės visokių daug kontroliuojančių niuansų ir mes to padarysim kaip pavyzdys. Marijampolėje trūksta nekilnojamo turto, kad šeimos kurtųsi ir galėtų ir už ką pirkti, ir kam pirkti. Aš leiskit jūs mums paprastą žemę atiduoti verslininkui. Tegu jisai ateina pas mus ir pastato daugiabutį už dyką. Nes aš sutinku, kad Vilniui už dyką žemės negalima duoti, bet Marijampolėje už konkrečiai sutarėm, jūs pastatot namą, mes jums už dyką žemę ir dar kelią su šaligatviu davesim. Tai iki tokio lygio, ta prasme, ir čia tikrai labai reikia to savarankiškumo, nes
nes ta Lietuva, kad ir nedidelė, bet jinai labai skiriasi, ten Neringa, Vilnius, Marijampolė ir Pasvalys, tai to savarankiškumo. Tai vienas niuansas dėl žemės ir dėl savarankiškumo, kas tiesą sakant, kaip mums, kaip Marijampolės savivaldybė, tas labai aktualu, tas nekilnojamo turto, kad būtų galima vystyti, kad būtų patraukliau, nes statistiškai netrodo tai patraukliai, tų darbo, to verslumo matot irgi ten indeksai kartais jie vienai atrodo, realybė yra kitokia, daug to verslumo yra vis dar šešėlį, tai jau ne savivaldos, mes visko ten padaryti negalite, sugaudyti su negalim, bet to verslumo ten yra daug. Labai prekybos centras vienas ateidamas į Marijampolę antrą, kai prekybos centras statė, tai mes su jais kalbamės, ten derinam irgi niuansus įvairius, sakau, bet kaip čia ten, Marijampolė antra ten pagal atlyginimus. Tai sako, šitą statistiką jumo mes skaičiuom kitus dalykus ir taip kaip ir taip ir matosi, kiek ten be pastatysiu prekybcentrių, tų perkamoji galia yra visai kita negu rodo skaičiai ir negu indeksai rodo. Ir kitas dalykas dėl išsilavinimo. Iš tikrųjų, aš suprantu, kad, aišku, žmonių mažėjimas yra didelė problema, bet kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Marijampolės kolegija, aš pats esu baigęs Marijampolės kolegiją ir bendrai mūsų Marijampolėje veikiančio verslo, nežinau, tas visas vadybinis, aukštesnis lygis, žemesnis, technologai, inžinieriai ir visi kiti dalykai, jie yra baigę Marijampolės kolegiją, kai buvo atitinkamo profilio specialybės joje ir tas aukštasis mokslas, kada jaunimas neišvažiuoja į didmiesčius mokytis, juos labai iš ten sunku sugrąžinti, nes jų tenai poreikis yra nemažesnis, o gal dar didesnis negu regione. Kai jie regione studijuodavo, buvo visai neblogai, jie praktiką atliko, tos įmonės yra Marijampolėje veikiančios modernios, tarptautinės įmonės, atitinkančios nieko Vilnių ir Kaune geriau nėra negu pas mus. Bet kai jie išvyksta į Vilnių, ten daug pasiūlos ir ten tikrai sudėtinga susigrąžinti. Ir aš tiesą sakant nesuprantu, aišku, aš nepretenduoju į tikrą tiesą, nes čia specialistas geriausias, bet mes dabar, Švietimo mokslo ministerija aukština priėmimo balus. Tai viskas tvarko, filosofija, nežinau, gal pedagogika, kažkas turi išskirti, kas yra šitie esminiai mokslo, kur tikrai reikia superinių protų. Bet mes turim puikių, sakau, vėl tų pačių pavyzdžių, kai visai prasti mokiniai, sąlyginai prasti su prastais balais, stojo ir tapo inžinieriais, technologais. Ir jie šiandien dienai didesnę dalį mūsų visos pramonės įmonių vadovauja, veda procesus. Tai, kad jisai blogai, aš tiesą sakant, dėl to nesuprantu, kada specialistų, ypatingai tam ir aukšto išsilavinimo trūksta, šitų inžinierinių, technologinių mokslų ir panašių, tai nemanau, kad reiktų kelti jiem balus, nes, ta prasme, ne lietuvių kalbos ir užsienio kalbos žinių jiem reikia, o jie kartais iš ne visai tobulų mokinių gali būti puikiai specialistai. Tai čia keli niuansai. Taip, čia yra tas momentas, aišku, kas yra tas, kur ta būtent kartelė, nes galbūt ne visai tobulas, tai okei, bet kad nebūtų jau visai, kur jau nėra iš ko, bet čia šiaip aš taip jau negaliu nesureaguoti, nes pagal tai, kaip kartais matau kolegijų balus, tai atrodo jau grandom, ten jau visai, tai čia irgi, bet aštri diskusija, bet matau, Sigitas nori sureaguoti. Tai kalbam apie balo, būtent stojimo balo kelimą, aš sutinku, kad tai reikia daryti, bet mes tvarkom, taisom tą, jeigu kalbam apie pastatą, tai stogą. Iš esmės, dėl ko neišlaiko egzaminų, tai yra bendrojo lavinimo, va čia yra mokyklos, darželiai, nuo ko turėtų prasidėti viskas. Mes keliam balą, bet nepadarom, kad tas balas jisai atsirastų aukštesnis. Tai va čia reiktų Švietimo mokslo ministerija, kad būtent kreiptų dėmesį nuo pat pradinių taškų, nuo darželio, nuo gimnazijos, nuo bendrojo lavinimo ugdymo mokyklų. Tada mums nereikės pergyventi dėl to balo ir dėl to, kad neišlaiko ten matematikos ar lietuvių kalbos. Tai aš tik tai trumpą repliką iš to. Taip, akivaizdu, kad čia visa sistema, kur visos grandys su visom grandim susijusios. Gerai, aš dar tada iš tikrųjų merą kreipiuosi, ką jūs čia matote, kur galėtų prisidėti savivalda pagelbėdama ir tam pačiam verslui ir vystydama regioną, nes jau Povilas šiek tiek čia ir sukritikavo kai kuriuos galimus sprendimus, jau padarytus sprendimus, kurie lyg lengvina, bet nelengvina. Kaip jūs matote, kiek čia savivaldybė yra pajėgi padėti visam vystymuisi? Aš turbūt sugrįžčiau prie švietimo, dar prie jūsų tiesioginių klausimų prieisim, bet turbūt kertiniai dalykai yra aplamai demokratija ir švietimas. Suvokimas, demokratija, bendradarbiavimas, verslo, skaidrumas, matymas, pasitikėjimas. Čia turbūt esminis dalykas,
verslui, tai pačiai savivaldai. Bet kai mes turėsime piramidę aiškę švietimo, tada mes turėsime ir demokratiją. Tik tai išsilavinęs žmogus, pasaulietiškas žmogus į švietimą ne vienareikšmiškai turėjo įeiti į neformalus švietimas, kuris taip pat prisideda prie pasaulėžiūros, prie asmenybės formavimo, visa sudėtis. Tai kai mes matysime savo savivaldose ir nacionaliniu lygiu demokratiją ir švietimą lygiagrečiai, tada mes turėsime pasitikėjimą, bendruomenę, vertybės ir supratimą ir kūrimą dešimtmečių į priekį. Čia visų mūsų nuo savivaldos ir verslo indėlis turbūt į dešimtmečių į priekį, apie ką mes šiandieną ir kalbame. Kitas aspektas, kaip jūs sakote, ką verslui taip pat kaip ir yra žmonės. Jūs paminėjote, kad vienas iš jūsų klasės likęs. Aš taip pat, baigęs 15 metų, buvau palikęs Šakių kraštą. Dirbau įvairiose šalyse ir tik po to atėjo sąmoningumas, kad turiu sugrįžti čia, įkurti tą, ką aš turiu savo patirtį ir įnešti į savo kraštą. Aš tikiuosi ir iš tų jūsų dar sugrįš ir gal pati sugrįšite į šitą kraštą, likti čia ir kurti, nes išvažiuoti ir pasisemti patirties reikia. Bet tas turi racionaliai būtų ne taip, kad penkmečių nieko nėra, galbūt kažkas tai sugrįžta. Kita, kodėl čia nėra? Pirmoji eilė, kad tie žmonės čia būtų, mes turime švietimas, sveikatos ir gyvenimo kokybę. Tai jeigu mes šiandienai turėsime susitikimą su sveikatos ministru 13 dieną, nežinau, kiek pavyks įkalbėti ir įrodyti, kad sveikatos sistema regione turi išlikti. Mes negalime sunaikinti ir tikėtis, kad čia jaunos šeimos atvyks ir gyvens ir bus reiškiasi galimybės. Juolab, kad vėl aš kalbu, kad nesiklauso nacionalinė valdžia apie tai, kad matyti globaliai. Mes matome statistinį vienetą, jūsų sumažėja tiek, jūsų jau suskaičiavę, reiškiasi, kad jūsų 30 metais nebus nei 20 000, kažkur tai tokius skaičius paėmė, jau jie įvertinė, jau jie prognozuoja, bet neduoda galimybės progresą. Bet čia, aš sakau, vienas jūsų noras, konkretus sprendimas, kurio jums labiausiai reikėtų iš nacionalinės valdžios. Bent vieną įvardinkit, kad mes suprastume, apie ką čia kalba ir ko labiausiai, bet šiandien jums kaip merų reikia. Kad jūs įgalintų daryti tuos sprendimus, kurių jau reikia verslui. Jeigu dėl verslo, tikslingai dėl verslo kalbam, tai kol nebus mokestinės lengvatos regione verslui, progreso nematau. Turim vieną labai konkretų, jau matau čia linksi, turbūt gal verslas. Man tai jūsų irgi pozicija, kur savivaldybė gali prisidėti ir prie to gerinimo verslo tam tikros aplinkos, nes mes sutarėm turbūt, kad nuo to daug kas irgi priklauso tam tikroje savivaldybėje ir regione, nes turbūt dėl tų švietimo visų klausimų mes čia visi sutiksim. Visi norim labai gerai turėti ir moksleivių ir viso kito. Bet jūs gal matot irgi ir ko reikia iš nacionalinės politikos ir ką jūs pats kaip meras galėtume daugiau galbūt padaryti, atsižvelgiant į tai, ką čia kalbėjo jau verslo atstovai. Aš gal ne visai atsakysiu jūsų klausimą, bet pratęsimas bus nuoseklus, tai ką kalbėjo jau kolegos ir verslo asociacijų ir politikai, bet mano gal būtų tokia refleksija pirma ta, kad jeigu mes turime politiką, kuris kalba neminėdamas skaičių, tai jisai yra poetas. Jeigu jisai kalba apie skaičius, bet negali tų skaičių paveikti, tai jisai yra statistas. Į kur aš linkstu, mes savivaldybių merai tuos skaičius suprantame, juos vartojame ir dar čia ne vieną pavartosime skaičių, analogiją arba gal grafiką bent žodinį, bet mes negalime jų keisti. Ir aš suprantu, kad yra noras tarsi diskusiją uždaryti apskrities dėžutę, nors to net neįmanoma padaryti vien dėl to, kad Kaunas jisai savaime veikia šią apskritį regioną kaip gravitaciją, jeigu mes žiūrėtume į
gravitacija iš fizikos, tai yra taip pat ekonominė gravitacija, yra investicinė gravitacija, yra perkamosios jėgos gravitacija, tai mes jau vien čia prasme negalime kalbėti apie Marijampolės regioną atskirai be Kauno, bet yra didieji tie valstybės politikos vardikliai, kuriuos, kaip mes bemėgintume savivaldybėse apeiti arba ignoruoti, bet jie mus neišvengiamai veikia. Ir jūs ką tik matėte, atidarėme tą tokį vaizdelį, cirko nuostabaus, Cirque du Soleil numerį atitinkantį pasirodymą, kuris mus žavėjo. Bet tam, kad suprasti, kas vyksta scenoje, reikėjo įsigilinti bent į vieną figūrą, akrobatinę figūrą ir pamatyti tą talentą arba reikšmę, arba tą, sakykime, visą sudėtingumą, tai sakydam, va čia taip. Tai mes valstybė, kaip ir kalbant apie apskritį, mes suprantame, kad yra pesimistiniai scenarijai ir aš nors ir mėgstu futurologiją, mokslinę fantastiką, man nekiltų rašyti rankas scenarijų jau Sūduva 2023-2033. Tai pagrindinis akcentas vis dėlto yra žmonės. Verslai minėjo, politikai minėjo, aš taip pat kartoju, žmonės, demografija, arba ta situacija, kai mes visi kalbame apie visuomenės senėjimą, taip, bet mes niekada nekalbame apie tai, kad netenkame vidutinės šeimos, vidutinio sluoksnio. Tų, kurie realiai uždirba ir išlaiko šiandieną kitus gyventojus, pensinio amžiaus, ilgalaikius bedarbius, nebūtinai tokius, kurie nori dirbti. Mes jau turime ir tyčinę bedarbystę ir tai atspindi Laisvosios rinkos instituto 22 metais atlikti duomenys apie tai, kad nedirbti valstybėje yra patogiau negu dirbti. Ir tai yra visiems žinomas ir puikiai suvokiamas faktas. Bet ar mes pradėsime ryžtis veikti, jog ne darbas arba darbas už minimalų užmokestį nebūtų patrauklus, žiūrint į tai, ką žmogus dirba ir pasiekia savo rankomis kaip vidutinio atlyginimo turėtojas. Ką aš noriu to pasakyti? Tai, kad tie, sakykime, čiauptai arba žabtai, kuriais demografija valgo regionus, taip pat ir Marijampolės regioną, pirmiausia, kaip jaunų žmonių judėjimas į miestus, o taip pat ir visų Lietuvos jaunų žmonių vykimas į užsienį ir netgi tos didžiosios dalies visuomenės jaunesniosios buvimas užsienyje šiandieną yra esminė sąlyga to, ar mes tą dešimtmetį degraduojame, nes nėra svarbesnio išteklių. Čia kolegos tas pats kaip pastatyti namą, apstatyti jį baldais, bet neturėti naujo kurių. Tas pats kaip į namą įvesti elektros instaliaciją, bet nebūti prisijungusiam prie elektros tinklų. Tai yra klausimas, kurį mes mėginame siūlyti ir aš pradedu kažkiek dalyvauti ne tik tai gal savivaldybės politikoje, šiek tiek toliau, bet tiesiog kaip būtinybės klausimą, kokiu būdu mes geriname demografinę situaciją nebe iš savęs, nes kokį regioną be paimtume, Suvalkijos, Dzūkijos, Aukštaitijos. Ką jūs konkrečiai matote kaip sprendinius viso to, ką jūs įvardinate kaip problemą? Gerbiamas Šakių meras įvardijo vieną teisingą sprendinį, vis dėlto mokestinės politikos nuolaidas arba lengvatas ne tik verslui, bet taip pat ir mokesčių mokėtojams tose savivaldybėse, kurių pridėtinės vertės rodikliai yra mažesni negu valstybės vidurkis ir mes turime pakankamai didelius skirtumus, pavyzdžiui, tarp vidutinės darbo ar užmokesčio algos Vilniuje ir regionuose, taip. Tai galėtų būti ir GPM situacija, tai galėtų būti su sąlyga, jeigu, pavyzdžiui, mes turime nekilnojamo turto mokesčius arba kitus mokesčius, arba kolega Romanovskis minėjo apie miškų mokestį, kurio šiandieną mes neturime, nors pusę savo teritorijų arba daugiau atiduodame miškininkystei. Taigi mažesnis GPM galėtų būti sprendimas regionams arba tam pačiam jaunimui iki 25 metų suprantant, kad tai didėja tik tai jų piniginė galia ir taip darbdavys turi tas pačias sąlygas ją mokėti tą patį darbo užmokestį, nuo ko jis gautų didesnes pajamas. Bet aš baigsiu tuo, kad pagrindinis atsakymas vis dėlto yra emigrantai ir kai čia išgirstame pasvarstymus, nes Suvalkija yra nuo to nukentėjus ir jeigu jūs skaičiuotumėte savo klasiokus, tai vienas yra Šakiuose, bet kiek jų iš viso yra nebe Šakiuose ir nebe Lietuvoje. Mes skaičiuojame savo klasiokus, taip, ir mes matome, kad daugiau negu 50% yra nebe Lietuvoje. Tai atsakymas vienintelis, jeigu mes netaikome mokestinės politikos ir mokestinių konkrečių lengvatų, ir buvo net Aušrinės Armonaitės pakankamai geras pastebėjimas dėl GPM-o,
netaikymo arba dalinio subsidijavimo užsieniečių, tai yra lietuvių grįžusių į Lietuvą iš emigracijos, tai mes netenkame visko. Aš padariau skaičiavimą, sakykime, vidutinė šeima, taip, kuri galėtų grįžti į Suvalkiją, tarkime, šalia kitų emigrantų susigrąžinimo politikos sąlygų. Jos mokestinė, sakykime, situacija yra tokia: pajamos 80 000 eurų plius minus per metus ant popieriaus, GPM grąža, kurios mes atsisakome, apie 12 000 eurų per metus, užtat visi kiti mokesčiai apie 18 000 eurų per metus mažiausiai. Čia kaip mes paskaičiuotume, kuriuos jie vis tiek išleis dėl to, kad mokės PVM, mokės GPM, atsiprašau, akcizus, mokės sodrą, mokės PSD mokesčius ir kitus. Tai visiškai apibendrinant, mes neturime kitos išeities, kaip tik tai su valstybės politikos pagalba grąžintis pagrindinį išteklių, nes be jos 33 metų mes tiesiog nepasieksime. Gerai, čia tokių, sakyčiau, gana tokių slidžių sprendimų pasiūlyta, nes aš dabar pagalvoju apie kai kuriuos vilniečius, kaip jie sureaguotų tokias lengvatas. Bijau, kad atsirastų rimtai paprotestuojančių dėl to, kad ne Vilniui toli gražu irgi ne visi labai gerai gyvena, bet tiesiog tu esi kartais lokalizuotas ten dirbti, nes pavyzdžiui nėra alternatyvų. Tai, tokie, aišku, šiek tiek sprendimai, kur manau, kad tikrai labai kontroversiški siūlymai, bet aš ir noriu kreiptis į šiuo atveju vidaus reikalų viceministrą, kuris galbūt ir įvertintų, nes vienas meras siūlo tokius dalykus, kitas meras sako, kad jūs negirdite, tai dabar sureaguokite, kaip jums atrodo iš tikrųjų, ką mes čia galim padaryti, nes aš dar truputėlį tą ir priminsiu, kad aš neretai išgirstu, kai kalbam apie regioninę politiką, kažkas sako, kokia politika? Nėra regioninės politikos. Tai dabar pasakykite, kokia tu regioninė politika, kokie prioritetai ir kaip čia reaguoti į tai, ką merai pakalbėjo ir aišku, tuo pačiu ir verslo atstovai. Jo, tai dėkui už visas mintis. Be abejo, kas yra regioninė politika pagal apibrėžimą? Tai yra skirtumų mažinimas. Skirtumų mažinimas vadinasi, silpnesni turi artėti prie stipresnių ir sąlygų išsilyginimas. Tai apie tą patį dar sudėtingesnis žodis yra sanglaudos politika, apie kurią kalba Europos Sąjunga. Tai Lietuva irgi yra atskiras kaip atskiras regionas ir Europos Sąjungos mastu tai traktuojama kaip atskiras regionas, arba dabar jau 2 regionai, bet iš esmės tai nekeičia, nieko nekeičia. Dėl pačių savokų turbūt, iš tikrųjų čia galima įvairiai traktuoti ir tą gerbiamo mero pasiūlymą atleisti nuo GPM, bet yra tik viena problemėlė, kad Lietuvoje tik 8 savivaldybės renka mokesčius GPM renka tiek, kiek kurie leidžia jiem patenkinti savo poreikius. Vadinasi, 52 savivaldybės vienaip ar kitaip dalyvauja paskirstime. Tai čia yra ir didysis triukas. Bet be abejo yra siūloma ir praktiškai priimti sprendimai dėl nekilnojamo turto mokesčio delegavimo savivaldybėm, kurie sakykime, savo biudžeto dėka galėtų atsileisti. Čia aš vėlgi nekalbu kaip centrinės valdžios atstovas. Man teko dirbti merų daugiau negu turbūt čia sėdintiems merams. Aš esu dirbęs 10 metų merų, dar 7 vicemerų. Tai sakykime per tą prizmę. Tai visos savivaldybės, laimingos savivaldybės laimingos vienodai, nelaimingos savivaldybės nelaimingos skirtingai. Tai čia turbūt, kaip sakant, tam tikras atsakymas. Kas Lietuvos regioninės politikos esmė, šiuo atveju vėlgi kalbu jau dabar apie Marijampolę, tai grįžtų prie jos privalumų. Taip, tai yra labai kompaktiška ir turinti istorinę dedamąją apskritis arba regionas. Tas yra labai teigiama. Marijampolė kaip miestas, jis irgi nėra, kaip savivaldybė, nėra dominuojanti. Savo laiku buvo labai teisingas sprendimas padarytas 2000 metais, kai buvo panaikintas, toks žodis nelabai gražus, galbūt Marijampolės rajonas, ir nuo jo atskirtos, sakykime, 2 savivaldybės suformuotos, tai Kazlų Rūda ir Kalvarija. Tai labai nesenai buvo, prieš 23 metus. Ir tas iš principo pasiteisino kituose aplink kitas žiedinės savivaldybės. To taip ir nepavyko padaryti ir turbūt ir dabar nėra pakankamos valios. Tai vadinasi, tie atskiri vienetai kaip Kalvarija, kaip Kazlų Rūda, jie irgi tampa jau tokių tam tikrų variklių.
Taigi, Marijampolė kaip centras nėra dominuojantis, mes matome, kad tai privalumas. Lengviau visiems merams arba regionų plėtros tarybų kolegijoms susėsti, susitarti dėl prioritetų. Galimybės yra naujoje, sakykime, regiono plėtros programoje. Tiesa, ir Marijampolė planą parengė, dar tik tai gal Marijampolės miesto strategijos dar nematėme, bet turbūt tuoj pamatysime. Tai toj strategijoje mes tikimės, kad ten bus infrastruktūros plėtra, parinkimas, sakykime, investicinių teritorijų, privažiavimų prie investicinių teritorijų, ką įgyvendino, infrastruktūros, vandentiekis, kanalizacija taip pat, ką, sakykime, įgyvendinus, jau pati savivaldybė gali siūlyti investuotojams, verslo asociacijoms jau investuoti būtent į pastatus. Tada lieka trečia dedamoji darbo jėga švietimas, kas buvo minėta, taip teisingai. Regionų plėtros programą apie tai kalbame, bet iš tikrųjų labai nedaug, nes nėra tokių galimybių. Čia tokia kaip švietimas nacionalinės politikos dalis šiuo atveju. Tai yra toksai ribotumas. Tada tai viena dedamoji miesto centro variklis, antra dedamoji regioninės politikos yra taip vadinamos funkcinės zonos. Čia, matau, sėdis Skirmantas Mockevičius, Jurbarko savivaldybės meras, kuris Tauragės apskrityje, Tauragės regione jau porą metų pakankamai sėkmingai vykdo Tauragės plus, taip vadinamą, funkcinių zonų projektą, kurie sprendžia tada per funkcinės zonas lygiai taip pat verslumo didinimą ir darbo jėgos pritraukimą irgi, arba ne tiek, kad pritraukimą, būtent nuvažiavimą iki darbo vietos. Tas irgi pas mus šiai dienai Lietuvoje to neatsakyta. Tai būtent tai yra ir nauji autobusai būtų nupirkti, ir nauja transporto sistema. Ta galima padaryti ir Marijampolėje be abejo. Aišku, kitas faktorius, tai čia daugiau teigiamas negu neigiamas, tai Kauno trauka. Ir turbūt, tiek Šakiams, tiek Kazlų Rūdai, turbūt, Kauno trauka yra pakankamai didelis faktorius. Taip, kad politikos prasme, sprendimai kaip ir yra tam tikras meniu, be abejo, iš savivaldybių pusės, jis turbūt nėra pakankamas. Ir šioje situacijoje ta būtent regioninė politika turi ateiti kaip ir matematikos uždavinys iš taško A į taško B, kažkur tai taško C per vidurį. Tai tiek centrinės valdžios tam tikros sąlygos, tiek ir pačių savivaldybių iniciatyvos ir sakykime, siūlymai galėtų atsispindėti. Aha, turim vieną reakciją labai greitą iš salės, tai duodu mikrofoną. Labadiena visiems. Labai viskas gerai, bet norėčiau iškelti klausimą iš tikrųjų, kaip merai, kaip politikai, jūs visi dalyvaujate regionų plėtros tarybose, kaip jūs jaučiatės ten be verslo, kaip vyksta bendradarbiavimas tarp politikų ir verslo, bet kokią struktūrą. Aš žinau, kai kuriuose savivaldybėse yra numatyti plėtros tarybų posėdžiai ir taip toliau, bet tai formaliai pagal įstatymo raidę, kada mes buvome X metų, reiškia, dalyvaudami regionų vaidmenyje, šiandien mes tos galimybės neturime. Kaip gali verslas dalyvauti šiandien? Gerai, gal Marijampolės meras gali sureaguoti, apie kurio čia taip strategijas jau anonsuota šiek tiek trumpai, kaip čia taip vyksta, kad kažkur verslas kitur negu politikai. Tai jeigu klausimas, kaip mes bendradarbiavom, tai tiesiog tie, kas Marijampolėje dirba, tai žinoma, pas mus visos durys atidarytos ir greitis yra, nežinau, man atrodo, savalda neįprastas ir stengiamės tą padaryti. Tų formatų, aš nežinau, aš tiesą sakant, tais formaliais formatais. Mes dabar, pavyzdžiui, kursim savivaldybės verslo tarybą. Tai kursim, viskas vargu, verslas nori sukursim. Aš tiesą sakant, tik tai sakau, bet aš kolegų verslininkų, mes apie tai sakau, viskas vargu, tik iš manęs nesitikėkit, kad aš jums dar vieną pasirodymą kursiu, nes laiko neturiu tam. Tiesiog yra begaliai darbų, jeigu tikės, kad kiekvieną kartą pasiteisit ir bus kažkas iš savivaldos pusės jau paruošta ten rimtai kažkokios strategijos ar kažkas. Tai aš nežinau, nes regionų plėtros tarybos kolegija, mes sprendžiam
darželių klausimus, ten yra kaip remontuosis, arba čia tokios smulkmenos, ką viceministras sako, teoriškai viskas gerai, o praktiškai mūsų lezas ir pramonės zona yra už miestų. Tada mums miesto pinigai, kur yra didžiausi ir laisviausi, netinka tai zonai. Ir mums reikia, mes ten pro adatos skilutę bandom išlys kartais tam, kad panaudoti, investuoti tinkamai pinigus, kad jie sukurtų didžiausią pridėtinę vertę. To savarankiškumo pakankamai nėra ir aš čia turbūt kaltų nereikia ieškoti, kol nepaleis, ta prasme, kol vyriausybė su Europos komisija derasi ir ten, kada daina iki Marijampolės lygio problemų miesto, tai, niekas apie mus nežiūri, to savarankiškumo, to esmės. Tai aš viskas darbuoju tie formatai kolegijoje, kai buvo verslininkai, aš nežinau, tuos klausimus, kuriuos mes sprendžiam tarybose kolegijos, man atrodo, kad ten mažai kur galėtų ir ką bendro turėti, nes tų formatų tas regionas kaip toks mes sprendžiam tas investicijų klausimus, panašius dalykus, bet mano subjektyvia nuomonė, to antro lygio, kuris buvo apskrities administracijos, tiesą sakant, daugelį klausimų, tokio, ne tokio viskas susitarimo klausimų, bet tokio valdytojo klausimų, kas galėtų regionų užsimnės ir ligoninė viena, ten, kuria rūpinamės mes, o tarnauja visam globos namų ir daug kitokių paslaugų, kurios turėtų būti. Ir ten jau regiono mastu, kalbant apie regioną, kokių paslaugų, kokių kelių, kokių jungčių ir panašių dalykų tai būtų. Matyti tikrai nepakenktų verslininkai regiono plėtros taryboje, aš nežinau, ar ten yra tie klausimai, kuriuose, taip pat būtų esmingai jiem verta dalyvauti. Aš taip suprantu, Povilai, kad visai pritartumėt idėjai, jog reikėtų vis dėlto grąžinti 2 lygių savivaldos sistemą? Nes šiaip mokslas kritikavo, mokslininkai kritikavo, kai mes atsisakėm 2 lygių savivaldos sistemos, palikom 1 lygio, tai bent jau žinau, kad mokslininkai, kurie žiūri į regioninę politiką, kiek man pačiai teko domėtis, kritika buvo. Tai dabar bet vis tiek kritika turi vieni, tada argumentus turi kiti. Tai Povilai, labai trumpai, norėtume, kad grįžtų ta 2 lygių sistema? Kai kuriuose klausimuose, ypatingai demokratai tokie matant, aš matyčiau tame didelę prasme, kad būtų viskas nesavivaldybės mastu sprendžiama. Vidmantai, aš dar labai noriu, nes arba man čia toks įspūdis susidaro, kad man truputėlį yra toks ping-pongas tarp nacionalinės valdžios ir savivaldos. Visi vieni kitiems tą kamuoliuką mėto, nėra tokio įspūdžio. 4 sakiniai, apie ką kalbėjo Alvydas. Alvydas yra pramonininkų viceprezidentas, kuruojantis visus regionus. Mes kalbame, kai 2018 metais berods buvo panaikintas, ta prasme, verslas gali dalyvauti, reiškia, regionų tarybose be balsavimo teisės. Ir taip nebuvo tas lankomumas, verslas savo laiką skirdavo toms regionų taryboms, kur buvo aptariami projektai, kaip įgyveninti, kaip geriau padaryti. Dabar ten nėra prasmės dalyvauti, nes sėdėti statistais, nes buvo prabalsuota remtasi kažkokia Europos komisijos išvada, kai reikia mes remiamės vienom išvadom, kai reikia kitom, ir buvo išeliminuotas verslo balsas. Ta prasme, mes balsuok už vieną arba kitą, bet kuriam regione negalim. Nuo 2018 metų prezidentūra tai irgi žino, mes ne vieną kartą apie tai minėjom ir kalbėjom. Jeigu nėra realaus tavo balso, tai kokia prasme dalyvauti? Dabar kokia nauda buvo tuomet, nuo 2014 berods mes pradėjome, žinome įmonės, kurios, kaip ir kalbėjau, miestai yra vidutinė arba stambesnė įmonė, kurios patalpos jau šiandien dienai kainuoja brangiau daugiabučiams pastatyti arba prekybos centrui. Ir jie ruošiasi išsikelti. Ir tokiu atveju Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos pramonės armatų rūmai, jie žino savo narius ir jie gali rekomenduoti, žiūrėkit, galbūt jums reikėtų to, tada padarome varžytuvės tarp merų, kas siūlo geresnės sąlygas, kur yra geresni dalykai, kad išjudėti. Dabar viskas yra nuleista per Investuok Lietuvoje. Tai taip, čia tik užsieniečiai ir ateina. Bet mes viduje verslas, jis išsikelia kitur. Jis išsikelia į kitą šalis. Kodėl? Todėl, kad ten yra geresnės sąlygos, ten yra paskatos. Ir ką minėjo gerbiamas Kazlų meras, paskatos turi būti regionus. Mes nesukursime nieko naujo, kas šiandien dienai viso Europos Sąjungoje galioja. Visi vilioja, visi paskatom į naujų įrengimų dėgymą, į naujų technologijų dėgymą. Yra dabar labai geras laikas Lietuvos pramoniai ir pagrindė tai yra apdirbamoji pramonė, šiandien dienai, kuri veža mūsų eksportą, nelabai aukštos pridėtinės vertės. Tai dėja, arba ačiū Dievui, aukštos pridėtinės vertės pramonė ir inovatyvumas išliks didmiesčiuose. Ir nereikia čia svaigti, kad čia kažkas pasibaigs ir atvažiuosime mes į regioną. Žmonės vežioti iš Vilniaus bus brangiau, IT specialistus, nes aš ir pats prieš tai buvau iškėlęs aukštą technologiją įmonę į regioną Trakų ir 20% tų žmonių
kurie, reiškia, yra tikrai, kur atlyginimai yra aukšti, nusvėrė 80% tų paprastų žmonių atlyginimus tiesiog dėl to, kad jiems reikėjo toli važiuoti. Neveikia tokie dalykai dirbtinai. Tai ką aš noriu pasakyti. Bet apdirbamoji pramonė, jinai gali plėstis ir vystytis ir tobulėti ir iš naujo atsinaujinti tuose pačiose regionuose. Tai aš tiesiog dar kartą kartuojame apie tai, kad grąžinti tai, kas buvo, kad galėtumėm balsuoti. Buvo, aišku, irgi galbūt verslo ne visada dalyvaudavo, tada nebūdavo kvorumo. Kaip visada, reiškia, ir šaukštas degūdo vaidina statinė medaus. Bet nereikia viską suapvalinti, nereikia viską sužiūrėti. O mums yra žymiai paprasčiau tada priskirti įmonės į konkretų regioną pagal gamybos profilį, pagal žmonių, reiškia, specializaciją, pagal buvusius specialistus. Ir aišku, paskutinis sakinys - klasterizacija. Yra 3-4 rajonai. Kiekvienas negali gaminti tų pačių sausų pusryčių, aš kaip pavyzdį sakau, bet mes galime tikrai skirtingom kultūrom. Bet junginys, Sūduvos pavyzdžiui, galėtų būti, mes gaminsime tokio ir tokio pobūdžio kultūras, iš tokių kultūrų surinksime vienoje gamykloje, kuri yra galbūt Marijampolėje. Bet čia tokios subgamyklos galėtų būti. Yra viskas jau Čekija labai, pavyzdžiui, puikiai eina su klasterizacija regionams. Ir aš manau, tai yra tokie pavyzdžiai iš buvusių sovietinių respublikų, socialistinių respublikų, atsiprašau. Tai yra tie geriai pavyzdžiai, kaip transformavo savo pramonę ir įdarbino žmonės. Ir pas juos išvažiavimas yra vienas iš mažiausių. Atsiprašau už tą laiką. Labai trumpai, nes noriu ir Andriau šiek tiek. Aš tik tai noriu pasakyti praeitoje kadencijoje, kad geras pavyzdys, ką jūs kalbat, ir buvo formatas tikrai regiono mastu, kai mes sukūrėm specializaciją savo Sūduvos regiono, tos 3M - mediena, maistas ir metalas, kurie esam tikrai stiprūs, tvirti ir tikėjomės, kad šitam laikotarpį gausim būtent tam skatinimui, būtent šitam nesiblaškyti niekur, specializuotis ir verslui, ir savivaldai tuos pinigus, bet reiškia, tas liko visa specializacija, kur ir verslas dalyvavo aktyviai, ir savivaldybės visos liko šone ta strategija padėta, o mes dabar strateguojame ir planuojame investicijas pagal tai, kas yra. Tai va tokiuose formatuose, tai verslo ypatingai reikėtų, bet šiandien dienai vis tiek yra iki negalėjimo surašyta, ką galima ir kaip galima daryti. Ir aš nežinau, gal ir patartų verslas, kad ten šildyti ar tinkluotų fasadą daryti, ar ventiliuojamą fasadą, bet mažai saviraiškos. Aš tik klausau ir man kuo toliau, tuo čia ta kebeknė darosi tokia sudėtingesnė, nes iš tikrųjų matau merai taip, nacionalinė valdžia taip, o verslas dar iš šono ateina. Bet turbūt dabar daug kas, apie ką čia sukasi kalba, tai apie būtent tą bendradarbiavimą ir galų gale tas paskatas, nes čia ateina jau pasiūlymai lengvatom visom, tai Andriau, pasiteisintų tai, nepasiteisintų ir kaip iš tos kebeknės čia išeiti? Mano pirma reakcija yra tokia, kad savivaldai irgi yra politika. Ir aišku, yra vienas variantas, kada merai gali, atsiprašau, tai pasakysiu, verkšlenti, kad mums neduoda, bet jie irgi yra politikai. Jie gali, pirmas dalykas, regione, neieškoti kažkokio apskrities viršininko, kuris jiems nuspręstų, ką reikia daryti, bet susėsti prie stalo, susitarti tarpusai. Nes aišku, aš suprantu, kad yra konkurencija, bet jeigu jie tarpusai konkuruos, tai reiškia, jie tiek ir to vertė. Jeigu jie supras, kad jiems reikia susitarti, nes jie bus stipresni ir jie galės paspausti nacionalinę valdžią, kuris save vadina centrinė valdžia, nors nėra centrinė valdžia, jinai yra nacionalinė valdžia. Ir tada, jeigu jie galės paspausti, tai mes žinom, kad ta pati jūsų savivaldybių asociacija, kada nori, kai kuriais klausimais, ypatingai labai efektyviai, sužaidžia nacionaliniu mastu ir koks nors savivaldybių reikalų komitetas subalsuoja vienbalsiai, kaip nori savivaldybių asociacija. Tai reiškia nekonkuravimas, susitarimas ir spaudimas. Kitas dalykas, visą laiką nacionalinė valdžia nenorės atiduoti to, ko jie per 30 metų yra pasiėmę. Normalu. Pagalvokite, prieš 10 metų, jūs merė dabar sakote žemę atidavė, bet čia formulos prieš 10 metų net minties tokios nebuvo, kad savivaldybėje galima atiduoti žemę, nes sakė, kad jie ten saviem išdalins. Tai aišku, jūs turite imti tą plaktuką, kalti po truputį ir kariauti su tą, kitaip nepavadinsi jo. Ir gal čia biurokratija, gal dėl to, kad pasikeitimas į žemės ūkio, į aplinkos ministeriją, NŽT, gal tai atneš kažkokių gerų naujienų. Aš dar turiu vieną tokią visiškai krizovą idėją, kuri gal vidaus reikalų ministerijai nepatiks, bet gal neįsižeis. Aš galvoju, gal regioniniai politikai reikia rotacijų, jeigu ten ligoninių vadovai rotuojasi, kiti vadovai, gal reikia regioninę politiką ateinančiam 10 metų prorotuoti, kad už ją būtų atsakinga ekonomikos ir inovacijų ministerija.
ir gal tada nereikės jums aiškinti Varenui, kad reikia į lezą investuoti ir panašiai. Tai čia tokia antra mintis ir paskutinė mintis dėl demografijos. Čia visi kalba. Dėl demografijos, žiūrėkite, demografai, mano kaimynė yra akademikė, demografė pasakė, jau prieš 15 metų buvo atsakyta, kad dėja, bet gimstamumas neišsprendžiamas. Gimstamumo neišspręsti problemas. Dėja, taip yra. Mums gal nepatinka ir mes dar nepripažįstam, bet neišspręsti. Tai reiškia, tada yra du požiūriai. Vienas požiūris, kad arba šitas regionas bando nusiviliuoti lietuvius iš kitų regionų, labai grubu, panašiai, bet tai bando daryti. Arba bando prisitraukti užsieniečius, kurie už sienos gyvena, Lenkus, panašiai, kurie čia atvažiuotų, arba bando prisitraukti iš trečių šalių. Arba yra dar kitas požiūris, kuris sako, kad Lietuvoje kiek 90 metais buvo 3,7 milijono, dabar yra 2,8 milijono. Mes gyvenam geriau negu gyvenam 900 metais. Mūsų pridėtinė vertė, produktas yra žymiai didesnis, viskas yra gerokai geriau. Tai gal tada mes turim pasakyti, kad iš tikrųjų nėra problemų, kad žmonių mažėja ir čia nėra tragedija. Klausimas, kiek tie sumažėję žmonės gali daugiau pridėtinės vertės sukurti, kad visi geriau gyventų. Čia tokia visiškai ir gal nėra blogai, kad mūsų 50 metais bus 2 milijonai arba 1,5 milijono, bet jeigu mes gyvensime visi kaip inkstai taukuose, gal tai irgi bus sprendimas. Aš nežinau, bet mes turim ties šitais klausimais susitarti ir jeigu mes susitarsime, tada mes gal negyvensime kažkokios tai iliuzijose. Na, tų žmonių, tarsi mes galim verkti, bet tų žmonių neatsiras dėja tikriausiai ir dėja. Jeigu mes tų klasių pavyzdys taip yra, dabar Šakiai konkuruoja dėl 12-oko su Vilniumi, su tikriausiai kokiu nors Groningeno arba Rotterdamo universitetu, gal dėl Londono universitetų, na, tokia yra realybė. Ir klausimas, kaip mes toje realybėje sugebėsime gyventi, tai viskas. Nu, akivaizdu, kad jau beveik norim iš ministerijos šį beitą atimti, jau aiškesnis planas, bet aš dar norėčiau Sigito irgi paprašyti reakcijos, nes man atrodo, kad sąveika būtent tarp jau tų trijų grandžių tampa, nu, tokia, šiandien nėra visai gera, kai iš to, ką mes girdim. Kaip jūs šitą matot? Tai aš visiškai pritariu tai minčiai, kad buvo padaryta klaida, kad verslo dalyvavimas su balsavimo teisė regiono plėtros taryboje buvo panaikintas, ne, tai aišku buvo ir objektyvių priežasčių, dėl ko tai buvo padaryta, bet dabar mūsų asociacija būtent siūlo vėlgi daryti pakeitimus ir kad verslą sugrąžinti, nes nuo verslo iš tikrųjų labai daug priklauso tas dalyvavimas ir regionų veikla ir apskritai Lietuvos, na, sakykime, ką jau minėjau apie Baltąją knygą, kur buvo numatyti 5 regioniniai centrai, tai būtent verslo tarybai ir verslui dalyvaujant ir buvo atkovotas tas 10 regioninių centrų, nes kadangi regioninėje plėtros taryboje buvo pristatinėjamas tas klausimas ir vat čia kaip tik tai kilo diskusijos su ministerijom ir galutiniam rezultate turim 10 centrų, o aš norėčiau vis tik tai merė jums šiek tiek jūs pagituoti, vis tik tai truputį palankiau žiūrėti verslą ir jo dalyvavimą. Ir jeigu nori verslas kurti verslo tarybą jūsų mieste, tai jūs tikrai kurkite, tai bus naudinga pirmiausia ne verslui, o jums pačiam. Ir iš tikrųjų jūs nemastykite, kad čia atims laiką iš jūsų, tai jums tikrai sutaupys laiko ir padės priimti geriausius sprendimus. Aš tikrai linkiu, kad regioninė valdžia į verslą žiūrėtų pozityviai, palankiai ir ypatingai palankiai. Mes kalbam ir Vidmantas kalba apie tai, kad yra sudaromas lengvatos užsienyje investuotojams. Aš noriu pasakyti, kad Marijampolėje galėjo atsirasti įmonė su 800 darbo vietų, jinai atsirado tuo metu buvo 500 darbo vietų, po to vyko plėtra, jinai atsirado Panevėžyje vien tik tai dėl to, kad Panevėžio rajono meras padiskutavęs tarp kitko prieš tai kartu su verslininkais ir padarė kelią privažiavimą būtent už savivaldybės lėšas, privažiavimą prie tos įmonės. Ir to pakako, tai
Labai daug priklauso nuo jūsų, gerbiami merai, gerbiami administracijos direktoriai, kaip regionuose vystysis verslas ir kaip patys regionai vystysis. Taip, čia šiek tiek pipirų. Aš dar leisiu, bet aš dar labai noriu Paulių sureaguoti, nes kažkaip visi kalba apie tam tikras paskatas, lengvatas. Ir aš tik pagalvojau, kaip jūs matot, kokios konkrečiai tikslios lengvatos, pavyzdžiui, regionams ar verslams ar dar kažkam, būtų tai, ką jūs matytumėt kaip gerą, paprastą sprendimą. Nes man atrodo, kartais mes labai užsisukam aukštose frazėse, daug kažkokių ten strategijų, viso kito, kartais reikia, kaip aš sakau, skaičiuką pakeisti, kuris labai daug ką keičia. Tai Pauliau, kaip pats matytumėt šitą? Ačiū už klausimą. Turbūt tai tiesiogiai skaičiuko negaliu pasakyti dėl paprastos priežasties. Reikia skaičiuoti, bet į kurią pusę bent jau apsispręskim, ar ne? Ką mažinam ir daugiau mažiau į kur linkstam? Jeigu galima, man atrodo, šitą diskusiją būtų galima kaip apibendrinti, arba bent jau man jau tokia loginė jungtis dėliojasi, kad mes nerandam arba esam nukrypę nuo trapaus balanso tarp centralizavimo arba tarp savivaldos savarankiškumo. Kaip pavyzdys. Aš visiškai puikiai suprantu merų frustraciją, kalbant apie švietimą, apie mokyklas. Ir nepaisant to, jog visai neseniai Seime šiaip netaip buvo priimtas įstatymas nutaikytas į savivaldybių mokyklų tinklą. Paklausykite. Kas lyg man asmeniškai sakytų, jog savivaldybė savo tinkle galėtų tvarkytis pagal tam tikrus kriterijus. Bet iš tiesų, kuomet visą tai išvirsta į vyriausybinį dokumentą, ten būna sustyguota iki mokyklos ir klasių dydžio. Tvarkykis tu ten nesitvarkęs kaip nori. Nėra vaikų, nėra mokyklos. Dabar vėlgi, iš vienos pusės tai puikiai suprantam, jog tai kainuoja pinigus, reikalingas tam tikras ekonominis efektyvumas. Bet šita valstybinė optimizavimo politika mes judam, kiek aš prisimenu, turbūt 15 ar 20 metų. Esame uždarę 200-300 mokyklų per visą Lietuvą ir spėkit ką. Taip pat kaip ir šiame regione, jeigu pasižiūrėjau nacionalinį švietimo agentūrai, 10-okų PUPO, to vadinamo 10 klasės egzaminų matematikos aritmetinis įvertinimo vidurkis yra apie 4,7. Būtų graudu, jeigu nebūtų tragikomedija, nes panašus jis yra visoje Lietuvoje. Nepaisant to, jog didesnė mokykla yra prielaida kokybei, tai mes net keliaujam į tikslą. O čia aš puikiai suprantu, kuomet merai sako, duokit mums daugiau teisių, prižiūrėtimo, bet tada turim duoti ir atsakomybę. Kažkas Lietuvoje turi rūpintis dėl švietimo. Pereinant prie dėl švietimo rezultatų. Iš to vedu panašią analogiją, paskui mes konkuruojam dėl moksleivių. Dabar savivaldybės yra pastatytos į tokią neribojamos konkurencijos dėl žmogiškųjų resursų padėtį. Kuomet vykstant per darbo dienas regionuose, mes girdime, varėna Mažeikiai galima vardinti. Vienas siūlo 10 000 mokytojų, kitos 8 000 plus pavėžėjimą. Kitaip tariant, Vilnius, mažosios savivaldybės ir su Vilnium konkuruoja. Vilnius duoda pirminiams mokytojams pirmokams papildomas stipendijas. Ir čia aš jau ateinu į tą klausimą verslas ar ne verslas, žmogiškiai ištekliai ir nežmogiškiai ištekliai. Vienokių ar kitokių nacionalinių įrankių užtikrinti tam tikrai vidiniai migracijai arba išlaikymai regionus mes turėsime ieškoti. Šiai dienai jis, mano supratimu, yra be to, ką gali savivaldybės nustatyti ant šiek tiek žemės turto mokesčio, gal dabar, irgi buvo geras klausimas, duokit mums daugiau lengvatų, atsakymas yra duosim jums mokestį, kurį galėsit nustatyti žmonėms. Ne to prašom, ne papildomo mokesčio, kurį savivaldybės į biudžetą galėtų surinkti. Prašome lengvatos, kuri verstų verslą atvažiuoti čionais ir mokėti atlyginimus regione. Tai tokio nacionalinio įrankio, kaip mes turime, pavyzdžiui, su būstų programa jaunoms šeimoms, kuris dabar beje irgi yra tikslinamas, nes didžioji koncentracija yra ant ribų šalia didmiesčių, turėsim ieškoti. Ar tai būtų, aš apie 10-metį kalbu, ar tai būtų kažkokios tai lengvatos jaunai atvykstantiems dirbti, ar tai būtų lengvatos vidinės migracijos žmonėms,
galbūt nelengvatos, galbūt vadinkim tai kitokia mokesčių politika arba kitoks nacionalinis sprendimas, tai gali būti susijęs su GPM, tai gali būti susijęs su tuo pačiu turto mokesčiu nekilnojamo galbūt. Tai jų turėsim ieškoti, nes kitu atveju aš visiškai sutinku su verslu, mes kartais susikoncentruojam, ir tai nėra blogai, mes kartais susikoncentruojam į naujas plyno lauko investicijas, kurios atkeliauja, bet persikelti įmonę iš Vilniaus į Marijampolę ar kur nors kitur atrodo sudėtingiau, negu ateiti kaip naujam išorės rinkos veikėjai. Taip logiškai man dėlios. Gerai. Žinau, kad visi norit labai reaguoti, mūsų laikas tiksi. Žiūrėkit, tai padarom, kad aš jums dar duosiu galimybę, nes galbūt čia nebus super daug klausimų, bet paruoškite klausimus, kas turit, o aš nuo pirmojo, ir aš Mindaugą ne šiaip jau pasilikau čia tai pabaigai, nes kelių norime visi. Susisiekimo viceministrą turim, tai dabar pasakykit, nes ir čia klausimų buvo, kaip čia su tais keliais atrodo, nes vis tiek infrastruktūra kelių yra vienas tokių reikšmingesnių faktorių, kur mes be pažiūrėtume. Kaip šitą situaciją čia įvertintumėt ir ką čia galite pažadėti, netgi jau sakyčiau, dešimtmečiui Sūduvai? Dėkui už klausimą, aš taip irgi žiūrėjau per nugarą, iš tikrųjų ir mačiau klausimus apie infrastruktūrą. Ir ko gero, kalbant tiek ir apie demografinius iššūkius, tiek ir apie verslą, kurį nori pritraukti regionai pas save, infrastruktūros klausimai tampa irgi vieni svarbiausių ir vieni kertinių. Tai trumpai galbūt irgi sureaguojant, kolega viceministras Arnoldas būtent paminėjo Tauragės plus atvejį, būtent kur apskritis bendradarbiauja dėl susisiekimo, bet čia ko gero irgi turbūt labai svarbu, ką ir paantrintų merai, būtent Sūduvos merai, kad yra labai svarbu ir finansinis palaikymas, nes būtent irgi Tauragė plus, ji iš tikrųjų nemažą tą palaikymą gavo iš nacionalinės valdžios. Tai tas yra ypatingai aktualu. Šiaip žvelgiant į perspektyvą ir į ateitį, vis tiek mes kalbam apie 33 metus, turėtume žiūrėti, ką kalba ir kokią kryptį brėžia tiek Europos Sąjunga, tiek kokius įsipareigojimus mes patys esame prisiėmę nacionaliniu lygiu ir 29 metais, kokius mes planus kalbant apie ir tikslus turime kalbant apie šiuo atveju apie viešąjį transportą, tai būtent, kad 100% viešojo transporto bus iš atsinaujinančių, būtent naudojančių atsinaujinančius energetikos šaltinius. Tai ar tai būtų elektra, ar tai būtų biodujos, ar tai būtų vandenilis. Šiai dienai mes turime apie 30%, aišku, daugiausia tai yra, reiškia, tam tikrose savivaldybėse ir miestuose. 30 metais mes kalbame, kad apie 20% automobilių turėtų taip pat būti naudoti atsinaujinančius energetikos šaltinius. Tai ar tai būtų irgi vandenilis, ar tai būtų elektra. Šiai dienai mes turime 1% tokių transporto priemonių. Taip pat, kas svarbu kalbant tiek apie viešąjį transportą, tiek apie automobilius, būtent yra infrastruktūra. Ir čia šioje vietoje irgi labai svarbus yra tiek ir savivaldybių vaidmuo, tai būtent sukurti tą reikalingą infrastruktūrą, kartu bendradarbiaujant natūralu ir su nacionalinė valdžia. Tai 30 metais vietoj dabar, sakykime, planuose būtent yra vietoj 1000, sakykime, jeigu viešų įkrovos stotelių, tai 30 metais turėtume per Lietuvą turėti 6000. Kalbant jeigu apie vandenilį, tai jeigu šiandien turime 0
pakrovos vandenilio taškų, tai 30 metais tikslas yra turėti bent 10. Apie biodujas, jeigu turime šiai dienai 6 pakrovimo stoteles biodujoms, turėtume turėti bent jau apie 30. O tai kiek tų kelių bus nuasfaltuota? Na, ir aš dabar prieinu prie kelių iš tikrųjų. Vandenilis, aš įsivaizduoju, žmonės sėdi, man žvyrkelis. Taip. Ir iš tikrųjų, pereinant, sakykime, nuo elektromobilių ir viešojo transporto, kuris varomas turėtų būti elektra ir vandeniliu, natūralu, kad pasisuka kalba apie kelius ir tinkamą infrastruktūrą būtent šiomis transporto priemonėmis naudotis. Tai irgi Lietuvos automobilių kelių direkcija turi pasirengusi strategiją iki 35 metų, kaip turėtume bendrai Lietuvoje atrodyti būtent su savo infrastruktūra. Tai šiai dienai, jeigu valstybinių kelių mes turime apie 21 000 kilometrų, tai šių daugiau negu 5 000 kilometrų yra vadinamieji žvyrkeliai. Tai iki 35 metų labai konkretus tikslas būtent sumažinti žvyrkelių skaičių, procentinė išraiška būtų iki 18%. Daugiau turbūt ekonomiškai, kaip sakyt, būtų nelabai racionalu ir apsimoka tą dalyką daryti. Vėlgi, kas labai yra svarbu ir šiuo metu irgi derinam aprašą kartu su savivaldybių asociacija, tai būtent nauja žvyrkelių asfaltavimo programa. Ir joje būtent, ką mus įpareigoja daryti ir valstybės kontrolė šioje vietoje, tai rengdami būtent tokią programą, asfaltuosime tuos kelius, kuriuos ekonomiškai apsimoka asfaltuoti. Šiuo atveju konkretų, sakykime, Šakių rajone, tokių iš viso turime daugiau 18 km. Kitose savivaldybėse tas skaičius svyruoja didesnis ar mažesnis, bet irgi labai svarbu, kalbant apie viešus finansus, suprasti, kad visko negalėsime padaryti ir turėsime daryti tai, ką apsimoka. Gerai, tu su tais politikais visada, ko neklausi, ko negausi. Gerai, bet yra salėje klausimų, manau, kad ar ne? Va, turime, aš tada prieisiu. Ai, čia yra. Ai, puiku, tai nuo žodinio tada. Labą dieną visiems. Vaidas Šlaševičius, Lietuvos pramonės ir verslo asociacijos prezidentas. Tikrai daug konferencijų teko per tų 20 dalyvauti, kalbos panašios, tikslai panašus. Ir labai sutarėm dabar turbūt ir visi, kad specializacijos klausimas yra taip pat labai svarbus. Bet aš daugiau apie procesą ir rezultatą. Mes labai dažnai kalbam ir dirbam gana kryptingai apie specializaciją ir aš paminėta kolegos irgi 4M kryptis - maistas, metalas, mokslas, medis, atsiprašau. Tai šiuo atveju klausimas toksai, bet čia gal daugiau būtų vykdančiosios valdžios atstovams ir galbūt organizatoriui, galima Giedriui gal padėtų atsakyti, kaip užtikrinti tai, kad mes nesidėtumėm tame pačiame procese. Nes mes apie tai kalbam prieš 4-6 metus, bet mes pasikeitus valdžiom viską keičiame. Ir, kaip sakyti, susidurėm, kad dirbam daugiau procesui, o ne rezultatui. Tai pakeičiam tuos visus gerus darbus, juos dedam į stalčių, 4M, tą baltąją knygą ir taip toliau. Ir vėl grįžtam prie pačių tų klausimų. Tai žodžiu, kaip pasiekti tas valdžių keitimasis ar kiti niuansai, tų mūsų gerų darbų, gerų keitimų nepadėtų į stalčių, kad patiem 33 metai. Tai tiek, ačiū. Supratau ir gal iš karto išklausome dar vieną klausimą, matau toj pusėje, kad galėtų apgalvoti mūsų čia prelegentai diskusijos taip. Labadiena, esu Gintaras Kamaročius, Nemuno Euroregionas. Tai aš pirmiausia norėčiau truputėlį pažadinti tuos, kurie truputėlį snaudžia. Yra toksai posakis, esu gintaras, esu alkoholikas. Tikriausiai visuomenėje tai yra žinoma ir suprantama. Tik pripažinus, kad esu alkoholikas, galima pradėti eiti į priekį. Tik pripažinus, kad Lietuvoje nėra regioninės politikos ir regionų, galima kalbėti apie regionų plėtrą, visų pirmiausia suteikus savivaldą. Antras dalykas, kokia valstybė gali egzistuoti,
jeigu jinai matydama savo liūdną galą neinvestuoja į gimstamumą. Esame egoistai, neauginam vaikų, valstybė tai neskatina. Jeigu norim išsaugoti Lietuvą, turi būti gimstamumas. Pasikartosiu ir Kazlų Rūdos mero pasakymą. Jeigu valstybė nori, kad regionuose būtų žmonių, jinai turi taikyti mokesčių lengvatas arba papildomas priemokas. Jeigu mes norime, kad iš mūsų kaimelių ir miestelių neišvažiuotume žmonės, turime pagaliau pradėti europinę praktiką. Kada Lietuvoje pagaliau grįžt nacionalistinis jaunimo ugdymas. Jeigu mes mokyklose vaikams kalbam apie tai, kad Londonas yra geriau ir jaunimas turi pasirinkimą, tai kokio sveiko proto valstybė investuoja į moksleivinį darželinuką, skatindama išvažiuoti. Jeigu tai yra brangiausias mūsų turtas, pradėkime nuo to. Vaikai, gimstamumas, regioninis savarankiškumas ir tada valstybės pasidalinimas, centro, viso to labiau pasidalinimas. O tai, ką jūs minėjote apie tai, kad gal valstybėje reikėtų mažiau valstybinio reguliavimo, sakau ne. Tai, ką Romanovskis sako, mažiau žmonių, daugiau pinigų, man tai primena sėdėjimą tryse valtyje, kai plaukia su pinigų krepšeliu ir sutarė. Dabar išmeskime vieną iš tų trijų, daugiau liks mum. Nebrangieji, jeigu atsisakysime egoizmų ir regionas ir valstybė grįžtų. Taip, tai čia toks jau, sakyčiau, daugiau komentaras, ar ne, negu kad klausimas, mes matom, kaip išsiskiria požiūriai. Ar dar būtų rankų, kol kas nematau, tai gal pabandom atsakyti į tą pirmąjį klausimą, kas norėtų sureaguoti. Tai aišku, abu klausimai arba abu komentarai tokie šiek tiek susiję, šiek tiek kompleksiškai. Na, kita vertus, aš ir Andriui Romanovskiui pritarčiau, kad nepaisant to, kad skirtumai tarp skirtingų regionų, jeigu, sakykime, Vilniaus regionas yra gerokai iššokęs į priekį, nes yra natūraliai sostinė, Kaunas, Klaipėda atitinka Lietuvos vidurkį, na, sakykime, Utena, Tauragė yra patys labiausiai nutolę. Bet ką aš noriu pasakyti, nepaisant, kad skirtumai tarp regionų, būtent pagal bendrąjį vidaus produktą, per 19, per 20 metų pakankamai nedaug pasikeitė, tai kiekinė vertė išaugo 3 kartus, tai realiai per 20 metų. 3 kartus sukūrėme daugiau produkto ir daugiau paskirstoma. Daugiau didėja, sakykime, algos ir šiai dienai mes turime kitą tendenciją iš principų. Ką galbūt šiandien nekalbėjome, tai tas patrauklumas išvykti į Londoną ar Norvegiją tikrai jo praktiškai nebeliko šiai dienai. Aš iš savo vaikų matau klasės. Kita vertus yra kitas fenomenas, tai mes tampame darbo jėgos recipientų ir iš esmės darbo jėga užsieniečių skaičius didėja po 3-4 tūkstančius į mėnesį. Tai kita vertus galbūt mes neturim atsakymų visom šitom situacijom. Kiek tai aktualu Marijampolei, Tauragei, Utenai, turbūt yra kitas dalykas, bet didieji, sakykime, centrai, jie važiuoja savo linkme. Taip mes turime adaptuotis prie esamų situacijų. Tai, kas buvo aktualu stojant į Europos Sąjungą, šiandien gal tai nėra labai aktualu. Ir prioritetas, turbūt irgi paneigčiau, kad prioritetas vis dėlto yra regionams skiriama, kad ir finansavimo dalis iš Europos Sąjungos lėšų yra ženkliai didėjanti yra. Jeigu pirmam laikotarpyje, 7-mečiame laikotarpyje savivaldybėm regionam buvo skiriama 11% nuo Europos Sąjungos, dabar besibaigiančiam 13-20 metų 16%, dabar realiai mes esam suplanavę 27%, su tikimybė 30%, kurią galima pasiekti. Tai pinigų kiekis didėja, klausimas tik tai, ar ta pinigų vertė yra atitinkama, negu buvo prieš, pavyzdžiui, 7 metus. Dabar dėl pačio organizavimo, tai aš niekiek nenustepsiu ir kad galima kitaip, aišku, organizuoti. Mūsų regioninės politikos, gal vidaus reikalų ministerija, šalia, sakykime, priedangų, policijos ir pasieniečių, ir tos pačios migracijos, ką aš minėjau,
iš vienos pusės žmonės ir jau veržiasi į Lietuvą, būtent kažkada, kai mes veržėmės kažkur tai kitur ir ne iš blogų norų, bet veržiasi dirbti iš Vidurinės Azijos Respubliko. Tai regioninė politika, čia tik keletas pavyzdžių. Pavyzdžiui, Estijoje už tai atsakinga Žemės ūkio ministerija. Prieš tai buvo Finansų ministerija, jie persigalvojo, sako, tai gal čia Žemės ūkio ministerijos reikalas. Latvija yra Aplinkos ministerija. Na, Lietuvoje taip istoriškai susiklostė, kad Vidaus reikalų ministerija, nes kažkada buvo inkorporuotas dvi ministerijos, valdymo reformų ministerija dar buvo įdėta į VRM. Dėl ūkio, tuometinio ūkio ministerijos, dabar ekonomikos inovacijų ministerijos, aišku, tokie pasiūlymai čia ne pirmas, turbūt ne paskutinis, jis toks gali būti, bet šiandieną ūkio ministerija, ekonomikos ministerija ir inovacijų, taip sakant, žiūri daugiau tą irgi variklį ne regionuose, o dideliuose centruose. Dėl to netgi į regioninę programą, į regioninę programą iš ekonomikos ministerijos dalies ateina lygiai 0 lėšų. Tai galbūt čia ir būtų atsakymas. Gerai, ir Andrius dar turbūt noriu sureaguoti, nes kaip Seime, žinot, paminėtas, tai turiu suteikti žodį. Tai pirmiausia, aš su kolega visiškai sutinku dėl to alkoholiko pripažinimo. Čia yra iš tikrųjų jūsų labai geras pasakymas, nes mes kartais susiliuliuojame, čia viskas labai fainai, gražu iš tikrųjų nėra. Taip yra. Tai tas pripažinimas problemos tikriausiai yra labai svarbus dalykas. Kitas dalykas, aš sakiau, kad yra alternatyvos, ir mes turime apsispręsti, kokiu keliu einame. Deja, mokslininkai, skirtingų šalių, įskaitant Lietuvą, ir praktika rodo, kad Europoje gimstamumo, skatinant pinigus, mokant panašiai, fundamentaliai tu neįsprendi problemos. Prasme, čia yra tokie dalykai, kur mes gal vyrai, aišku, galim padiskutuoti, bet gimdo moteris ir motivacija gimdyti nėra netgi susijusi su tai, kad jūs klasėje sakysite, kad reikia turėti vaikų, nes faina, arba kad jūs duosite daugiau pinigų. Neveikia. Lenkija yra tikriausiai tas pavyzdys, nuo kurio mes nemažai kopijuojame. Ten iš viso milžiniškus pinigus duodavo šeimoms, kad jos gimdytų. Jie tą problemą turi, aišku, jie įsisprendė, kad jie turi dabar 2 milijonus ukrainiečių, kurie suvažiavo per paskutinius tikriausiai 5-7 metus ir taip sprendžia savo darbo jėgos klausimą. Jūsų palyginimas su valtim nėra teisingas, nes aš nesakau, kad kažką tai reikia mesti iš valties. Yra klausimas, jeigu mes su jumis dviese valtyje, ar mes galim vis dėlto irkluoti už 3, būsim stipresni, pasiruošime, ar vis dėlto mums reikia dar kažko tai papildomai tą valtį, kad irkluotume, nes mes esame su jumis dviese per silpni. Ir mes turim apsispręsti su jumis dviese. Ar mums reikia papildomai, ar mes vis dėlto suprantam, kad, nerealu, kad mes trečią čia pasisodintume, nes jisai gal gali sukelti mums kokių nors ten etnokultūrinių problemų, kaip dabar turi švedai panašiai, bet tada mes su jumis dviese turime papumpuoti raumenį savo ekonominę prasme ir irkluoti. Ir tada gal nedaryti iš tos problemos, kad mūsų bus 50 metais 2 milijonai arba 1,5 milijono, jeigu mes gyvensim ypatingai gerai. Ir gal tai bus atsakymas. Aš nežinau, mes turim susitarti, bet dabar problema yra ta, kad mes dėl demografinės politikos, ir beje, čia yra į merų irgi darželį, savivaldybės nedalyvauja diskusijoje apie demografinę politiką. Visiškai nedalyvauja. Jeigu mes dar verslas kalbame, tai savivaldybės kaip po tokios jos sako, nėra žmonių. Tai mes visi žinom, kad nėra žmonių. Ta prasme, bet ką mes iš to darome, kad tų žmonių atsirastų, tikimės iš valdžios centrinės, kad jie kažkaip tų vaikų prigimdys, nebus tai. Tai gal centriniai valdžiai nepalikime gimdymo klausimo. Duosiu dar, Mantas Varaška labai irgi prašė, ar yra dar klausimų, kol Mantas kažkur galite prieiti prie šoninio mikrofono, jeigu kažkas norite, nes tai bus paprasčiau ir mes jūs visus girdėsime. Taip, sakykite. Arčiau kalbėkite. Lukas Levulis iš Marijampolės Šventos Cecilijos gimnazijos abiturientas. Aš tikiu, kad švietimas yra vienas iš tų pirmaujančių pagrindų statyti stiprų regioną, stiprią valstybę, bet visada girdžiu iš mokytojų ir kitų darbuotojų, kad nėra pakankamai paramos iš visų vyriausybių, ar iš regioninių, ar iš Vilniaus ir panašiai. Mano keli mokytojai sako, kad net nėra lėšų kanceliariniam prekėm. Ir aš dabar klausausi ir žiūriu į lentą, rašo, kad yra darbo vietų trūkumas ir žmonės sako,
verslas ir privataus verslo investicijos yra svarbus aspektas, kad suteikti daugiau darbo vietų, bet reikia mums irgi atkreipti dėmesį į mūsų dabartinės darbo vietas, ypač valstybinės, kaip žmonės, kurie dirba mokyklose, ligoninėse ir panašiai. Tai mano klausimas, tai ar manote, kad norint, kad mūsų regionas tikrai klestėtų ateinantį dešimtmetį, itin svarbu ne tik tai pritraukti daugiau privačių investicijų, bet ir teikti pirmenybę asmenų, dirbančių valstybinius darbus, pavyzdžiui, mokyklose, ligoninėse, darbo sąlygų gerinimui. Gerai, šitas ir dar iš karto tada irgi įgarsinkite savo klausimą. Aš mažiau klausimas, bet reaguodamas į gerbimo Andriaus labai taikliai šiandieną pasakytas iš tikrųjų strateginės idėjas, tik noriu priminti. Yra 3 dalykai. Pirmas, kreipkim dėmesį mes patys į savo regionų istoriškumą. Antras dalykas, gerbiami merai. Šiandieną jūs turėjot visiškai atsisakyti iliuzijų, kad nacionalinė valdžia padės regionų raidai. Ir trečias dalykas, reaguodamas į Povilo mintis, džiaukimės, kad neturim formalios regioninės valdžios, jūs galit ir turit tarpusavy tartis, tai yra jūsų vienybė, yra mūsų stiprybė. Ačiū. Ačiū. Tikrai geros remarkos. Mantai, paprašysiu paties atsakyti ir į moksleivio klausimą tuo pačiu, nes manau tikrai galima sureaguoti. Ir reakcijos į visus kitus dalykus. Ir kadangi mes jau turime finišuoti, visi, kurie dabar kalbės ir kurie nekalbės, bet paskui dar pargrįšiu, noriu, kad finišuotume kiekvienas su tiesiog po vieną idėją Sūduvai iki 2033 metų ir kad ta idėja būtų kiek geresnė negu mokytojas prestižinė profesija. Tai man tai, jūsų tiek idėja, tiek reakcijos į tai, ką jau girdėjau. Abiturientas atkreipė gerai dėmesį tai, kad yra ne tik tai verslas kaip darbdaviai, yra viešieji darbdaviai. Tai ir mes turime tą situaciją, kad verslo darbdaviai vis dėlto moka darbuotojams didesnius atlyginimus negu viešieji darbdaviai. Na ir šioje vietoje mes vėl grįžtam prie to paties, kad mokėti biudžetininkam, taip, darbo užmokestį su mokesčiais mes galime tik tai tuo atveju, jeigu mes turime tų mokesčių arba surenkamumo iš ko? Iš to paties verslo. Tai sukasi ratu, taip, viešasis sektorius jis arba administruojantis, arba ugdantis, arba yra teikiantis socialinės sveikatos apsaugas, bet vis dėlto didžioji ta galia telkiasi versle. Dėl ko ir čia yra šitame pokalbėje 3 verslo konfederacijų asociacijų atstovai. Ir dėl ko mes grįžtame į tą patį klausimą, jeigu regionuose mes neturėsime perkamosios galios, jeigu mes neturėsime uždirbančių pirmiausiai versle žmonių, jeigu pabrėžiu Marijampolės apskrities ypatumus, kaip ir kitų mažesnių apskričių, mes čia neturėsime mega verslo. Pas mus yra ir vyraus smulkus ir vidutinis verslas. Ir dabar. Kaip vairuotojui nusipirkti, kaip verslui nusipirkti smulkiam tokį pat vairuotoją arba tokį pat buhalterį arba statybininką, jeigu jis čia gali mokėti 20% arba 30% mažesnį darbo užmokestį, taip negu Vilniuje arba Kaune, o sąlygos kitos iš esmės vienodos. Kaip mums regionuose renovuoti daugiabutį už 1,5 milijono eurų, kai to bendrabučio gyventojų perkamoji galia 40% yra mažesnė negu tų, kurie gyvena didmiesčiuose. Tai mes apie demografiją jau kalbėjome, gal paskutinė yra pastaba apie tai, kad mes apskrityse regionuose nesame pajėgus įgyvendinti tvarių sprendimų, tai mažinti blogąsias sąnaudas, skatinti atsinaujinančius išteklius, taupyti energiją, tai yra valstybės politika ir merė neverkia arba tarybos neverkia. Mes pastebime kitą kartą geriau valstybės politikos trūkumus, kurie neleidžia mums žengti į priekį. Mes sakome, Lietuva gali gyventi dar geriau. Ir paskutinis pavyzdys būtent yra iš būsto atnaujinimo programos. Mes 10 metų turėjome PVM lengvatą centriniam šildymui ir iš tos lengvatos
valdžia, valstybė per 10 metų negavo šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis $1,5 milijardo eurų mokesčių. Apsukus viską atvirkščiai, jeigu PVM lengvata būtų nulinė daugiabučių atnaujinimui, mes šiai dienai būtume renovavę 3000 daugiau daugiabučių, negu esame Kaune šiandien. Tai reiškia, su 3000 daugiabučių, kurių kiekvieno investicinė vertė yra bent $1 milijonas eurų, mes būtume sukūrę bent 3 milijardų eurų apyvartą mūsų statybai ir projektavimui, ir žaliavoms, ir judėjimui. Tai kai kalbam apie valstybinius sprendimus ir kam turi tarnauti PVM-as, jeigu mes dar, čia mano paskutinė idėja, jeigu mes dar 10 metų PVM apmokestinsime tai, kas yra tvaru ir vertinga, ir atleisime nuo pridėtinės vertės mokesčio sprendimus, tai yra tiesiog tiesiosios žarnos ekonomikos sprendimai, mes ant šitų sofų atsisėsime po 10 metų, net nebeturėdami atsakymų, o kaip po 2033 metų mes atnaujinsime šilumos jėgaines, biokuro jėgaines, nes tie sprendimai, kurie buvo priimti 12-15 metais bus nusidėvę, jie nebegalios. Ir šitame centre, kultūros sėdėdami, mes galbūt mokėsime šio kultūros centro šilumos kilovatvalandės kainą ne 12, o 25 euro centus, vien dėl to, kad nesėmėme tvarių sprendimų, ir tai nėra čia esančių merų ir nėra čia esančių verslo konfederacijų problema, tai yra valstybinio mąstymo problema. Tai man tai idėja 2033 sūduvai kokia? Aš sakyčiau, kad žvelgiant į gerbimą į sodą ir į šeimininką šitų savivaldybės, tai tiesiog eiti į valdžią. Kaip supratau, jau jūs šitos idėjos ėmėtės, tai sėkmės, taip sakant. Gerai, nes aš įsivaizduoju, kai Giedrius buvo sakęs užsimerkit, tai jūs jau Turniškes matėt po 10 metų, ne? Ačiū. Gerai, tai žiūrėkit, tai merė, jūsų idėja sūduvai 2033. Taip, žinodamas, būdamas vienas iš organizatorių, žinodamas laiką. Taip, aš matau, čia mane jau... Trumpai, iš tikrųjų, mes kalbame dabar apie tai, kur mes čia esame ir kur mes čia murgdomės kasdieniam gyvenime. Bet turbūt vienas iš aspektų, kurį reiktų visiems palinkėti, ir aš manau, mes apskrities merai, jungiant ir Jurbarko, Skirmantas, kuris čia šiandieną yra taip pat tikrai vienybei, kurios mums reikėtų šituos 4 metus ir ją pasiekti tokią, kad jinai būtų ateityje. Jeigu regione mes, merai, administracija, rasime vieną sutarimą ir požiūrį apie regioną, tada regionas gyvos. Tad to ir linkėčiau, kad rastume ne aš, o mes bendrą regioną. Povilai. Aš tik tai sakinį, aš tikrai nesu, dabar čia tokia mano žinutė, taip priimta kažkaip, kad verslo priešas, aš sakau, mes bendravom kiekvieną dieną su visų verslu ir kiekvieno verslo problemos yra artimos ir reikia spręsti čia dabar be tarybų, be asociuotų struktūrų, be visko. Mes tą Marijampolėj darom, investuojam didžiulius pinigus į gamybinį, eksportuojantį verslą, jisai kuriasi Marijampolėj ir tas vyksta. Ir aš tikrai pritarčiau, man tikrai nereikia jokių aukštesnių valdžių, mes viską galim daryti patys, bet tą idėją aš tikrai labai tikiu savarankiškumu. Ir jeigu mes nepasitikim politikais, tai grąžinkim verslą į tuos pasitarimus dėl tvarumo, dėl objektyvumo ir palikim regionams daugiau teisių ir savarankiškumo, kad galima būti, nes, sakau, skirtumai yra tarp regionų ir mes tikslingiau tuos pačius pinigus panaudotumėm ir gautumėm daug geresnį efektą. Su čekiukais gerai savarankiškai susitvarkėt, nepykit, negalėjau įkišti prigrašiau, nepykit. Mindaugai, trumpa viena konkreti idėja. Gerai, iš tikrųjų aš vis tiek atstovauju tą susisiekimo sektorių. Vieną idėją, nes aš čia tuoj būsiu nuleista nuo šios temos. Aš iš tikrųjų susimąsčiau apie Giedriaus užduotą klausimą, būtent trečiąjį, jeigu gerai atsimenu. Ir kalba buvo, kad 33 metai, Gelgaudiškis, jūrų upių tarptautinis uostas. Tai šitą imam? Ir imam, ir aš susimaišiau ir nemažai galvojau apie šitą klausimą ir manau, kad tai yra visai realu, iš tikrųjų. Nes pasižiūrėkime į Klaipėdos jūrų uostą, ten žemė labai brangi, iš tikrųjų. Mes dabar darome plėtrą ir plečiamės į pietinę
dalį. Ir nemažai vyravo diskusijų ir kalbų vėliau apie išorinio uosto statybą ir panašiai. O kodėl mes negalėtume tada statyti vidinį uostą? Tai Mindaugai, viskas. Aš jums duodu užduotį, eikit, laukiam po 10 metų tarptautinio uosto. Viskas, liuks. Sigitai, jūsų jau kaip iš verslo. Aš jau ir teritoriją turiu. Tai va, viskas turim. Verslas, ką Aš matom. apskritai dėkingas ir Giedriui, ir nuostabiai vedėjai šiandieninio renginio už tokį puikų renginį. Aišku, gaila, kad mes tik pačioj pabaigoje, bet galvojam, koks čia bus tas, kokia Sūduva bus 2023 į temą atsakom. O džiaugiuosi, kad ir Marijampolės meras galų gale jis irgi pritarė, kad verslo nemokamos konsultacijos naudingos, žodžiu, meram ir savivaldai. O ką aš linkiu Sūduvai, kad mes kalbam apie elektromobilius, apie, žodžiu, naujas technologijas kažkokias, bet jos iš esmės yra jau, šiandien jau ir truputį praeitis. Aš linkiu, kad jaunas žmogus, kuris čia yra šitoje salėje, užsimtų ir 33 metais, kad čia būtų būtent skraidantis dronai, taksi, skraidantis transporto priemonės, kadangi čia šnekėjom ir upių ir jūrų, žodžiu, regionas ir Rail Baltica yra. Tai va, dar viena, kad šitą, kurią jau yra, žodžiu, viena šalis, kuri jau pradėjo vystyti ir per 10-metį ketina tą padaryti, aš linkiu, kad Sūduvoje, Marijampolėje ar čia, šiandien mieste, būtent tai ir atsirastų šitą idėją, kad būtų 33 metais, kas su jais skraidytų. Gerai, tai skraidysim. Nacionalinė mūsų valdžia, ką nors duokit irgi tokio gero. Tai tik palinkėčiau turbūt patiems regionams apsispręsti savo matymą turbūt, nes čia patarimai gali būti jie visiems 10. Žinau, kad Utena, pavyzdžiui, pozicionavo save kaip ir tai pasivadino netgi 1000 ežerų regionas. Tauragė save pasivadino žalesis regionas. Taigi pasiūlymas Sūduvai, Sūduva verslumo ir logistikos regionas, pavyzdžiui, ir ties to dirbkime. Gerai, nes su ežerais mums nepaės, nė vieno natūralaus neturim, bet jau šakiai turiu omeny. Tai Pauliau, idėja Sūduvai 2033. Palinkėjimas pasiekti ir tapti stipriausiais 4 srityje, o idėja Lietuvai, mokytojas prestižinė profesija, bet iš tiesų centriniai valdžiai nesudaryt, kaip savivaldai verslui nesudaryt biurokratinių kliūčių, tai centriniai valdžiai nesudaryt Sūduvai kliūčių siekime tų 4. Vidmantai. Kad Sūduva būtų, aš pratęsiu viceministro gerbimo žodį, kad Sūduva būtų tos santarvės tarp valdžios, verslo ir žmonių trikampis. Mums reikia pasitikėjimo tarpusavę. Ir aš matau, kad be verslo nebus jokių pinigų, kartais politikai užmiršta, iš kur tie pinigai ateina ir dažniausiai labai bando sėkmingai paskirstyti. Tai ta praeities klaida, kai verslas buvo išimtas iš verslo tarybų, nes atėjo labai daug struktūrinių lėšų ir galbūt nereikėjo dalytis tiesiog. Čia mano versija, galbūt mano asmeninė. Taigi, kad to nebūtų, kad mes kartu, čia yra visų mūsų problema. Tai norisi, kad Sūduva ir būtų tas trikampis, verslas, aišku, valdžia, žmonės, verslas. Visi kartu link vieno tikslo. Taip, ir Andriau? Tai Biblijai sako, kad pirmiausia buvo žodis. Tai aš manau, kad šiais laikais prekės ženklai arba taip, kaip mes atrodome, tai yra tas svarbiausias dalykas. Tai mano palinkėjimas. Nebevartoti žodžio apskritis. Marijampolės merui sutikti, kad tai nebevadintųsi Marijampolės apskritis, o kad tai būtų Sūduva. Ir sutarti visiems, kad tai yra Sūduvos kraštas, tai regionas. Ir visiems, kaip sakant, kaip iškalus naudoti šitą prekės ženklą ir su šito prekės ženklu eiti ir parsidavinėti. Tai reiškia, kad aš įvažiuoju į Šakių savivaldybę, kad ten būtų Sūduva, Šakių savivaldybė. Ir kad taip visur ir jūs galėtumėte tada pabandytumėte bendrai parsiduoti kaip vienas vienetas, kaip vienas Sūduva, o ne kaip ten Marijampolės apskritis, kad kažkokį Kauno priemiestis panašiai. Tai va toks palinkėjimas. Taip, o aš galiu pasakyti, kad žinokit, aš idėją Sūduvai matau šitoj lentoj. Daugiau švenčių. Daugiau švenčių, nes jeigu bus ką švęsti ir bus daugiau ką švęsti, tai vadinasi, per 10-metį padarėm ne taip ir mažai. Ir ne tik valdžia darome kiekvienas iš mūsų. Tai palinkėjimas daryti,
daugiau ir tada bus daugiau švenčių. Ačiū Jums už šitą diskusiją, ačiū už kantrybę, o dabar turbūt pertraukėlė, taip?